Buvo šalta ir niūri rytas, kai aš pabudau, žinodama, kad šiandien mano 18-asis gimtadienis. Ta diena, kai turėjau jaustis ypatinga, mano tėvas pasakė, kad buvau klaida. Jis tai pasakė be jokios emocijos. Mama nesiginčijo, ji tik ilgai žiūrėjo į mane, o tada švelniai sušnibždėjo, kad aš niekada neturėjau būti gimusi. Ta diena, kai sukako 18, nebuvo torto, nebuvo žvakių, tik durys užsidarančios man už nugaros ir niekas, kas planuotų jas kada nors vėl atidaryti. Išėjau nieko neturėdama, nei pinigų, nei namų, net ir vardo, kurį kas nors būtų pasakę su meile. Kurį laiką tikrai tikėjau, kad mano istorija baigsis čia, ant to šalto, užmiršto šaligatvio. Tačiau netikėtai sustojo svetimas žmogus. Jis žiūrėjo į mane ne su gailesčiu, o su dėmesiu. Jo akys nesitraukė ir aš jaučiausi, lyg jis galėtų likti. Tada jis atidarė burną ir viskas, kas įvyko vėliau, niekada nebuvo taip pat. Mano namai visada atrodė per mažai ypatingomis dienomis, gimtadieniais, šventėmis, bet kuriuo momentu, kai reikėjo sustoti šypsotis, pripažinti, kad kažkas egzistuoja ir yra vertas dėmesio. Ta rytą nieko nesiskyrė. Koridorius buvo tylus, tarsi spaudžiantis mano ausis. Pabudau žinodama, kad šiandien mano gimtadienis, nes data sukosi mano mintyse jau kelias savaites, o ne todėl, kad kas nors tai paminėjo. Ant sienos kabantis kalendorius turėjo kvadratėlį, pažymėtą mano rašysena, mažomis atsargiai parašytomis raidėmis, lyg bijojau užimti per daug vietos. Ten buvau parašiusi savo vardą beveik nedrąsiai – Klara. Judėjau per virtuvę kaip visada tyliai, nesiekdama dėmesio. Mano brolio daiktai buvo įsibarstę visur, jos striukė per kelmą, maišas prie durų, įrodymas, kad jis egzistuoja. Mano vieta buvo siauras ruožas ant prekystalio, kur laikiau tai, ko man reikėjo ir nieko daugiau. Kai jis įėjo, mūsų tėvų balsai suminkštėjo, nors jie to ir nesiekė. Kai aš prabilau, kambarys tarsi suspaudė, lyg būčiau padariusi kažką neteisingo. Tai buvo visada, kiek tik galėjau prisiminti. Jis buvo tas, dėl kurio visi jaudinosi, kurio klaidas paaiškindavo kaip etapas streso potencialą. Jei jis ką nors pamiršo, tai buvo todėl, kad per daug galvojo. Jei aš ką nors pamiršau, tai buvo todėl, kad nesiklausiau. Jis visada tapdavo kažkuo, o aš visada save koreguodavau. Mėgstamiausio vaiko statusas niekada nebuvo įsakytas, tačiau jis gyveno kiekviename žvilgsnyje, kiekviename sprendime, kiekvienoje tyloje, kuri sekdavo mano vardą. Bandžiau nesitikėti nieko tą rytą. Lūkesčiai buvo pavojingi, jie tik sustiprindavo nusivylimą. Vis dėlto tyliai beprotiškai tikėjau, kad galbūt 18 metų bus kitaip, kad bus bent jau pripažinimas, kad suaugusieji kažką reiškia, net jei tai buvo tik linktelėjimas, sakinio dalis, akimirka, kai pripažinčiau, kad išgyvenau tiek ilgai. Sėdėjome prie stalo trise. Mano brolis skubėjo valgyti pusryčius, skųsdamasis, kad vėluoja. Tėvas jau įnikęs į savo telefoną, linktelėjo. Mama stebėjo jį su tokiu dėmesiu, kurio išmokau nenorėti. Niekas nežiūrėjo į mane. Laikas ėjo ramiai ir abejingai. Po brolio išėjimo tyla vėl užsitęsė. Tada mano tėvas išvalė gerklę ir pasakė, kad turime pasikalbėti. Šie žodžiai nebuvo neįprasti. Kaip vėliau paaiškėjo, mano tėvas niekada nepakėlė balso. Jam to visai nereikėjo. Jis kalbėjo tarsi dėstydamas faktą, kurį nešiojo tarsi sunkią naštą, laukdamas tinkamo momento jį išsakyti. Tu buvai klaida, šie žodžiai nukrito tarp mūsų, pilni galutinumo ir neabejotinumo. Jie nesikvietė diskusijų, jiems nereikėjo įrodymų, jie tiesiog egzistavo. Žvelgiau į mamą, tikėdamasi, kad ji pertrauks tėvo kalbą, sušvelnins ją, pasakys nors ką nors, kad tai atrodytų mažiau galutinai. Tačiau ji žiūrėjo į mane ilgai lyg į išspręstą problemą ir tada, sukdama galvą arčiau, tyliai ištarė, kad niekada nebuvau skirta gimti. Ji pakartojo mano vardą kaip švelnų šnabždesį, be jokios šilumos – Klara. Buvo žodžių, kurie skambėjo ne dėl to, kad jie buvo garsus, bet todėl, kad neturėjo kur dingti. Jie užpildė kambarį, prispaudė prie krūtinės, trukdė kvėpuoti. Laukiau paaiškinimų, pateisinimų, tų dalių, kurios padėtų viską suprasti, tačiau nieko nebuvo.
Tėvas pasakė, kad esu pakankamai didelė, kad galėčiau pasirūpinti savimi, kad atėjo laikas, kad tai bus geriau. Geriau kam? Šis klausimas nebuvo aptartas. Stovėjau ten akimirką, nesugebėdama nuspręsti, ką daryti su savo rankomis, veidu, su tuo, kad mano gyvenimas buvo sumažintas iki sprendimo, priimto be manęs. Mano brolis nebuvo šalia, kad tai išgirstų, jis niekada nebuvo, kai reikėjo. Trumpam susimąsčiau, ką jis pasakytų, jei būtų čia, tačiau tuoj pat supratau, kad tai neturi reikšmės. Tyla visada buvo jo pasirinkimas. Nuėjau į savo kambarį ir susikroviau, ką galėjau. Tai užtruko neilgai, augant sužinojimu, kad negali užimti erdvės, nesukaupi daug. Pakeičiau drabužius, surinkau dokumentus, kelis daiktus, įrodžiusius, kad egzistuoju tose vietose, kurios nebuvo mano namai. Akimirką sustojau, laikydama vaikystėje turėtą daiktą, tačiau jį padėjau atgal, kai kurie dalykai priklauso praeičiai, net jei praeitis nenori tavęs. Niekas nesekė manęs, niekas neklausė, kur einu. Durys užsidarė už mane su garsu, kuris atrodė tarsi tvirtinantis jau priimtą sprendimą. Stovėjau ant verandos akimirką, laukdama, kad kas nors ištars mano vardą. Klara, tačiau to neįvyko. Gatvė buvo ramesnė nei tikėjausi, automobilių garsai, žmonės judantys savo gyvenimais. Žengiau nežinomu keliu, nes kryptis reikalavo pasirinkimų, o aš jų dar neturėjau. Mano telefone buvo keletas kontaktų, pabandžiau paskambinti vienam, tačiau skambutis perėjo į balso paštą. Paskambinau kitam, sulaukiau mandagaus atsiprašymo, kad negali padėti. Ne pyktis, ne žiaurumas, tik atstumas. Laikui bėgant viskas ėmė sunkėti. 18, amžius, kurį žmonės švenčia kaip pradžią, man atrodė kaip pabaiga, kurios nesugebėjau pasiruošti. Suskaičiavau turimus pinigus ir sustojau, kai tai pradėjo kelti blogus jausmus. Radau vietą, kur galėčiau sėdėti ir nebūti pastebėta, kur galėčiau mąstyti be klausimų, į kuriuos negalėčiau atsakyti. Galvojau apie namus, kuriuos ką tik palikau, apie tai, kaip jiems buvo lengva mane ištrinti, apie tai, kaip mano nebuvimas supaprastintų dalykus. Nebebūtų įtampos, nebebūtų paaiškinimų, nebebūtų Klaros. Buvo akimirka, tyli ir pavojinga, kuomet. Kai saulė ėmė slinktis į vakarą, mano mintys pasinėrė į tamsias bedugnes. Kyla klausimų, kurie niekada nedavė man ramybės, ar mano egzistavimas iš tiesų buvo klaida. Gal aš buvau tik komplikacija, kažkas, kas niekada nebuvo numatyta? Ši mintis buvo gąsdinanti, suvokimas, kad tie, kurie mane į pasaulį atvedė, galbūt niekada nenorėjo, kad būčiau čia. Aš gyvenu pasiskolintų laiku, laukdama, kol kažkas mane pastebės ir ištaisys šią klaidą. Oras atvėso ir aš susigūžiau į savo striukę, bandydama likti čia ir dabar, nesileisdama pasinerti į tamsias mintis, kurios traukia mane žemyn. Pasakiau sau, kad reikia išgyventi šią naktį, rytoj galėsiu sugalvoti ką nors. Išgyvenimas nebūtinai turi būti elegantiškas, jis tiesiog turi būti pakankamas. Pirmieji kelios gatvės atrodė pažįstamos, tačiau staiga tapo svetimos. Kiekvienas namas priminė, kad žmonės viduje valgė vakarienę, diskutavo, juokėsi, egzistavo būdais, kurie neapėmė manęs. Pasiekiau kišenę ir pajutau savo telefono siluetą, jis atrodė sunkesnis nei turėtų, nes simbolizavo paskutinį trapų ryšį su tais, kurie žinojo mano vardą. Sustojau, kad peržvelgčiau kontaktus, nedrąsiai paliesdama pirmąjį numerį. Skambutis skambėjo tol, kol pats sustojo. Žinutės nepalikau. Pasakiau sau, kad jie užimti ir tai nieko nereiškia. Pabandžiau dar kartą, kažkam, kam anksčiau padėjau su namų darbais, kam buvau atrodžiusi patikima. Šį kartą jie pakėlė ragelį, jų balsas buvo mandagus, bet šaltas, tarsi pasiruošęs greitai išeiti. Paaiškinau pakankamai, kad tai turėtų prasmės, bet ne tiek, kad skambėčiau desperatiškai. Buvo akimirka tylos, tada atėjo atsiprašymas, lyg jis būtų laukęs už jų dantų. Jie pasakė, kad norėtų padėti, bet tai nebuvo geras metas, galbūt kas nors kitas būtų geresnis pasirinkimas. Padėkojau jiems, kol dar jie nesijautė nepatogiai ir pati baigiau skambutį, nes mums abiem buvo svarbu, kad aš nebūčiau ta, kuri nutraukė ryšį.
Po to daugiau nieko nesiskambinau, 2 bandymų buvo pakankamai, kad suprasčiau, kaip atrodys likusi dalis. Niekas nebuvo žiaurus, niekas neuždarė man durų. Jie tiesiog neatsidaro. Tokia atmetimo forma buvo ypatinga vienatvė. Tai buvo atmetimas, kuriame nebuvo priešų, tik kelias protingus pasirinkimus, kurie neapėmė manęs. Kai saulė nusileido dar žemiau, tiesa kaip sunki našta apsistojo mano širdyje. Buvau apleista savo šeimos ir dabar, sulaukusi 18 kos, neturėjau kur eiti, išskyrus į priekį, į tai, kas laukia. Radau suolelį šalia pastatų, kur žmonės judėjo su tikslu, kur galėjau sumaišyti su aplinkos fonu ir nebūti pastebėta, kad per ilgai sėdžiu. Dar kartą patikrinau savo kuprinę, lyg kas nors galėtų pasidauginti, kol nežiūrėjau. Keletas dolerių, mano asmens tapatybės kortelė, keletas daiktų, patvirtinančių, kas esu, bet nekur priklausau. Jokių planų, jokių saugumo tinklų. Bandžiau galvoti praktiškai, nes panika iššvaisto energiją, o energija šiandien buvo brangi. Paskutinė diena, kai saulė leidosi už miesto stogo, atnešė man ne tik tamsą, bet ir sunkius sprendimus. Aš stovėjau ant šaligatvio stebėdamas, kaip kiti žmonės be rūpesčių užima erdves, prisiglaudžia prie sienų, atsisėda kavinėse, atrakina duris. Aš jaučiausi tarsi žiūrovas, turintis pasirinkimų, tačiau nė vienas jų man netiko. Kuo labiau tamsėjo, tuo labiau suvokiau, kad reikia pasirinkti vietą, kur galėčiau miegoti, bet kuri būtų saugi ir nepastebima. Klausimas, kuris mane kankino, buvo: ar verta išlaikyti savo orumą, kai šaltis ir nežinia spaudžia? Ar būti nematomam buvo saugiau už patogumą? Miestas, kaip ir gyvenimas, dažnai siūlo pasirinkimus, kurie net nėra tikri pasirinkimai. Atsargiai įvertinęs galimybės, pasirinkau vietą pakankamai matomą, kad jaustųsi saugiai, bet pakankamai nepastebima, kad būtum ignoruojamas. Aš sėdėjau ten susikūprindamas, stengdamasis užimti kuo mažiau vietos. Suvokiau, kad didžiąją savo gyvenimo dalį treniravausi šioje meno formoje – būti nematomam. Ta mintis, kad buvimas apleistų nereiškia, jog esu nenaudingas, o tik tai, kad niekam nesu reikalingas, buvo aštri ir nepageidautina, tačiau neįmanoma ignoruoti. Nenaudingi dalykai būna išmetami, nes neturi funkcijos, o nepasirinkti paliekami, nes kažkas nusprendė, kad jie netinka. Tuo metu mano mintyse netikėtai pasirodė brolio veidas. Jis nebebuvo pykčio šaltinis, bet lyginamoji nuoroda, kuri nesitraukė. Dabar jis turėtų būti namuose, skusdamasis vakarienę, gaudamas atsakymus į savo klausimus ir jausdamas, kad jam rūpi. Jis turėtų vietą, kur miegoti, nesukdamas galvos apie tai. Nesijaučiau pavydo, taip pat pripažinau skirtumą tarp mūsų su šalta aiškumo žinia. Nebuvau išstumta dėl neatsiprašomų poelgių, buvau palikta, nes galų gale pasirodžiau esanti nereikalinga. Kai naktis gilyn įsiskverbė, atsitiko mažas, tačiau gėdingas incidentas, kuris viską aiškiai parodė. Pakėliau savo kuprinę arčiau kojų, tačiau netrukus supratau, kad kažko trūksta. Dar kartą patikrinau, šį kartą skubėdama, nes nerimas šliaužė man po odą. Mano piniginė dingo. Atsiminiau savo žingsnius, bandydama prisiminti, kada ji galėjo paslysti, bet detalės susiliejo. Atsistojau ir žvilgtelėjau aplink, skenuodama veidus, kurie neturėjo jokio noro pažvelgti atgal. Niekas nesutiko mano akių, niekas atrodė nepastebintis. Priešais mane stovėjo saugumo darbuotojas. Paaiškinau jam, kas nutiko, balsu, kurį stengiausi išlaikyti ramų. Jis klausėsi, linkčiojo, tačiau jo klausimai aiškiai parodė, kad nieko padaryti negali. Jis nebuvo nemalonus, tiesiog neturėjo laiko problemoms, kurios nepriklausė jam. Kai jis paprašė manęs eiti ieškoti kitos vietos, pajutau pažįstamą karštį krūtinėje, skaudų jausmą, kad esu trukdys. Be jokių ginčių paklijuoju, nes ginčytis reikalauja energijos, kurios man nebuvo. Naktis melkėsi ir aš, ieškodama saugios vietos, jaučiausi lyg plūduriuočiau tamsos vandenyse. Mūsų miestas, paprastai kupinas triukšmo ir gyvenimo, dabar tapo ramus, tačiau nemalonus. Pėdsakai mano praeities nuvedė mane iki minties, kuri buvo ir skausminga, ir aiški, metų metais prašiau leidimo egzistuoti, sumažindama savo balsą ir poreikius, tikėdama, kad būti maloniai padės man užimti vietą, kurios taip troškau. Tačiau tai nepavyko.
Tyla, kuri man suteikė saugumą mano tėvų namuose, nesuteikė man ir dabar jokio prieglaudos. Kai naktis visiškai apgaubė mane, nusprendžiau ieškoti kitos vietos sėdėti. Mano kūnas buvo pavargęs ne tik fiziškai, bet ir emociškai, lyg visos jėgos būtų išgaravusios. Miestas, nors ir tylus, nebuvo malonus. Apvyniojau rankas aplink save ne tiek dėl šilumos, kiek dėl tvirtumo, kuomet man reikėjo kažko, kas mane sujungtų. Lėtai, tarsi neiškilmingų įžadų, o paprastu atsisakymu, mano viduje formavosi sprendimas: jei niekas manęs neapgaubs, aš turėsiu tai padaryti pati. Netobulai, neherojiškai, bet pakankamai, kad išgyvenčiau šią naktį. Tuomet supratau, kai buvau įpratusi dingti, sumažinti save, kad kiti galėtų jaustis patogiai. Tai buvo mano vaidmuo šeimoje, tas, kuris niekada nereikalauja, tas, kuris tyliai priima kaltę. Šis įprotis sekė mane net į tamsą, kur jis nesuteikė jokios apsaugos. Šis suvokimas nieko nepakeitė, bet jis pakeitė kažką manyje, lyg mažas koregavimas, kuris atrodė kaip pasipriešinimo pradžia. Tuo metu pajutau, kad kažkas stebi mane. Nežiūrėjo į mane, nepertraukdavo, tiesiog stebėjo iš tolo, lyg tai būtų tyčinis veiksmas. Iš pradžių nepakėliau akių, išmokau, kad pripažinti dėmesį gali sukelti netinkamus santykius. Tačiau ta žinia buvo tvirta ir neraminanti, kol pagaliau pakėliau žvilgsnį. Figūra, stovinti silpnai apšviestoje gatvėje, buvo neaiški. Jis buvo pakankamai toli, kad būtų neaišku, bet ir pakankamai arti, kad jaustųsi, jog jo buvimas yra apgalvotas. Jis nesiartino iš karto ir tai buvo pirmas dalykas, kuris mane neramino. Dauguma žmonių sustoja, skuba atlikti gerumo veiksmą arba tiesiog praeina, kad to išvengtų, tačiau jis to nedarė. Jis stovėjo ten, kur buvo, pakankamai toli, kad galėčiau išeiti, jei panorėčiau, ir pakankamai arti, kad išeiti atrodytų kaip sprendimas, o ne pabėgimas. Tyla tarp mūsų tempėsi, tarsi jis bandytų kažką išbandyti, o ne tiesiog nežinojo, kaip užpildyti tą pauzę. Nežinojau, ko jis ieškojo ar ką jis matė, kai žiūrėjo į mane. Žinojau tik tai, kad neturėjau jėgų vėl judėti, ne šią naktį. Jei jis ketino priartėti, tegu tai būna jo sprendimas, jei jis ketino išeiti, aš nesipriešinsiu. Sėdėjau įsišaknijusi savo vietoje dėl įsekimo ir keistos užsispyrimo. Buvau bėgusi visą dieną ir nebeturėjau jėgų bėgti amžinai. Naktis tęsėsi tyliai ir stebinti, o aš sėdėjau ten, pakibusi tarp to, ką buvau praradusi, ir to, kas gali ateiti, jaučiausi jo akyse ir nežinodama, ką jie reikš, kai jis pagaliau prabils. Jo balsas buvo ramus, nesuvaržytas, tarsi laikas jam nereikėtų pasiskolinti iš manęs. Jis nesiteikė klausti, kur mano tėvai, kodėl esu viena ar kas. Ta diena, kai viskas prasidėjo, jis uždavė man klausimą, kurio nesitikėjau. Jis paklausė, kiek laiko planuoju sėdėti ten, kur buvau. Šis klausimas mane nustebino, jis tarsi numanė, kad turiu planą arba bent jau galiu jį turėti. Atidariau burną, tačiau vėl ją uždarėme, supratusi, kad neturiu atsakymo, nes man reikėtų paaiškinti, o tai buvo įprotis, kurio stengiausi atsikratyti. Tiesiog pasakiau, kad nežinau. Žodžiai man atrodė per silpni, bet jie buvo nuoširdus. Jis linktelėjo galva, lyg mano atsakymas kažkur jo mintyse būtų radę savo vietą, nereikalaudamas jokio papildomo aiškinimo. Tada jis uždavė kitą klausimą, kuris skambėjo dar stipriau. Jis paklausė, ar noriu toliau plaukti srovėje, ar siekti struktūros. Jo žodžiai aiškiai rodė, kad nei viena iš šių galimybių nesuteiks komforto. Jaučiau pažįstamą norą pateisinti savo atsakymą, sušvelninti jį, kad atrodytų priimtinas, bet jis tiesiog laukė be jokio skatinimo. Toks laukimas atrodė kaip slėgis, verčiantis mane pasirinkti. Supratau, kaip nesupratusi buvau, kad manęs klausiama pasirinkti be jokio reikalavimo pirmiausia atsiverti. Mano gyvenimas atrodė kaip begalinė atranka, kiekvienas sprendimas buvo filtruojamas per būtinybę paaiškinti, kodėl tai man priklauso. Stovėdama ten po tyliai slegiančiu jo dėmesio svoriu, jaučiausi atvira, ne todėl, kad jis žinotų apie mane per daug, bet todėl, kad jis nežinojo nieko ir vis tiek tikėjosi atsakymų. Pasukau kūną ant suolelio, suvokdama, kaip maža jaučiuosi, kaip lengva būtų nieko nesakyti ir tiesiog leisti akimirkai praeiti, likti ten, kur buvau, nes tai nereikalavo jokio rizikos.
Jis nesijautė sutrikęs, kai aš dvejojau. Jis nesistengė mane nuraminti ar stumti, nebandė šio pasirinkimo pavaizduoti kaip kažko kilnaus, jis tiesiog laukė. Ir tas laukimas aiškiai parodė, kad viskas, kas nutiks toliau, bus mano atsakomybė. Galiausiai pasakiau, kad plaukimas rove man kol kas nepasiteisino. Tai nebuvo joks išmintingas ar drąsus atsakymas, bet tai buvo pakankamai. Jis vėl linktelėjo, tada pasakė, ką gali pasiūlyti. Jo pasakojimas iš tiesų padarė visą skirtumą. Jis nesakė, kad mane priims, nesakė, kad padės man atsistoti ant kojų. Jis aprašė sąlygas, tarsi kalbėtų apie sutartį, paprastai ir be puošmenų. Buvo vieta, kur galėčiau laikinai apsistoti, bet ne visam laikui, ir tai nebuvo nemokama. Tai reikalautų darbo, tikro darbo, kuris reikalautų laiku būti ten ir laikytis taisyklių, kurios nesilenks mano jausmams. Buvo lūkesčių ir ribų, o po šio susitarimo nebuvo jokios garantijos, kas nutiks toliau. Jis aiškiai pabrėžė, kad esu suaugusi ir galiu atsisakyti, kad niekas šio susitarimo nesiejo su dėkingumu ar lojalumu, išskyrus tai, kas buvo sutarta. Atidžiai klausiau, mano mintis užstrigo prie tam tikrų frazių, laikinos sąlygos, jokios pažadų. Jis nesiūlė ateities, jis siūlė struktūrą. Toks atvirumas mane nustebino labiau nei melagingas geranoriškumas kada nors. Paklausiau jo, kokio tipo darbo jis turi omenyje, ir jis atsakė nedvejodamas, apibūdindamas užduotis, kurios skambėjo paprastai, kol įsivaizdavau save jas atliekant. Tuo metu, kai jis žiūrėjo į mane, jaučiau, kaip manęs apima abejonių sūkurys. Jis pasakė, kad galiu pamastyti apie tai, bet neilgai. Struktūra veikia tik tada, jei į ją įeini savanoriškai, tvirtai pridūrė. Pasirinkimas, kurį turėjau padaryti, spaudė mane iš abiejų pusių. Jei likčiau ten, kur buvau, niekas nesikeistų ir nors ta familiarumo sauga buvo viliojanti, ji taip pat grasino mane visiškai įtraukti. O jei pasiryžčiau eiti su juo, tai reikštų žengti į šaltą, apibrėžtą erdvę, kuriai nerūpėjo mano praeitis ar skausmas ir kuri vertintų mane pagal mano ateities veiksmus, o ne pagal tai, kas buvo padaryta man. Abu pasirinkimai buvo pilni rizikos. Vienas žadėjo stagnaciją, o kitas – atsakomybę. Neuždaviau jam klausimo, ar jis yra patikimas, nei paklausiau, ką jis iš to gaus. Instinktyviai supratau, kad tokie klausimai perkeltų atsakomybę ant jo pečių, o aš visai nenorėjau to, buvau pavargusi laukti, kol būsiu pasirinkta ir nebesinorėjo savo išlikimo patikėti kitų žmonių rankoms, vadindama tai viltimi. Lėtai atsistojau, jaudama savo kojų sustingimą ir pasakiau jam, kad eisiu. Žodžiai buvo keisti, lyg sunku su pasekmėmis. Jis sutiko be ceremonijų, tarsi tai būtų buvęs natūralus pokalbio rezultatas vykusio atvirai. Eidami, pastebėjau, kaip jis išlaiko tam tikrą atstumą, nevedė ir nesekė per arti. Apsidairiau aplink ir pamačiau, kad gatvės atrodė kitaip, nebe kaip kliūtys, o kaip pereinamosios vietos. Susitelkiau į žingsnių tempą, stengdamasi būti čia ir dabar. Mintys apie galimą apgailestavimą ir kvailumą šmėžavo galvoje, tačiau po visko slypėjo tvirtesnis suvokimas, kuris mane nustebino savo aiškumu. Aš pasirinkau tai, kas be nutiktų, tai nebebus kito žmogaus sprendimo, kuris mane atmetė, pratęsimas. Vieta, į kurią atvykome, buvo neįspūdinga, tarsi apgalvota. Čia nebuvo jokių pasveikinimų ar bandymų sušvelninti kampus. Jis parodė, kur kas yra, paaiškino taisyklės be komentarų ir nurodė, ko iš manęs tikimasi nuo rytojaus. Šios erdvės neutralumas mane užgniaužė, nuskaidrinęs visas likusias fantazijas apie išgelbėjimą ar transformaciją. Tai nebuvo namai, tai buvo išbandymo aikštelė. Kol jis kalbėjo, pastebėjau, kaip preciziškai kataloguoju jo žodžius, lyg seniai nebesinaudojau tokia atidumu. Įsidėmėjau, kur lankstumas baigėsi ir atsakomybė prasideda. Iš tos aiškumo buvo palengvėjimas, net jei ir gąsdino. Praleidau metus bandydama numatyti kitų nuotaikas ir valdyti pasekmes. Čia linijos buvo nubrėžtos aiškiai, o jų peržengimas turėjo iš anksto apibrėžtas pasekmes. Nežinojau, ar pavyks, bet žinojau, kaip atrodys nesėkmė ir tas žinojimas netikėtai suteikė man tvirtumo. Vėliau, kai likau viena su savo mintimis, jaučiau, kaip tai, ką padariau, slegia mane.
Pamaniau apie pasitikėjimą, kaip automatiškai atsitraukiau nuo jo, ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. Anksti išmokau, kad pasitikėjimas neteisingų žmogumi gali kainuoti viską, tačiau dabar pradėjau suprasti, kad pasitikėjimas nieko taip pat neturi prasmės. Žengiant į naują rytą, jaučiau, kaip vidinė kova pamažu atsitraukia. Nebuvo jokios ceremonijos, niekas neklausė, ar miegojau, ar valgiau, ar reikia laiko prisitaikyti. Ši tyla, šis nesusikalbėjimas buvo stipresnis už bet kokią žiaurumą, nes jis atėmė paskutinę iliuziją, jog kam nors rūpi, ar aš esu čia, ar ne. Prisimindama praeitį, supratau, kad baimė, kuri mane kamuodavo, nebuvo susijusi su galimu apgavystės jausmu. Jis slypėjo tame, kad galėjau sustingti, tapti pernelyg atsargi, kad niekada nebejudėčiau. Kiekvienas sprendimas, kurį turėjau priimti, buvo iššūkis. Juk aš buvau suaugusi pasirinkusi likti ir žinojau, kad yra aiškios sąlygos be jokių paslėptų skolų. Jei kas nors baigsis prastai, tai bus dėl mano pačios sprendimų, o ne dėl to, kad kas nors mane stūmė. Šis suvokimas tapo mano tvirtų pagrindu, nors ir jautėsi trapus. Pirmasis uždavinys, kurį jis man paskyrė, atrodė paprastas, tačiau reikalavo drąsos. Turėjau priimti sprendimą be patvirtinimo, veikti remdamasi neišsamiomis žiniomis ir priimti rezultatą be gynybos. Mano instinktas buvo prašyti patarimo, atidėti sprendimą, bet jo veidė išvydau žinutę: jei to darysiu, praleisiu esmę. Giliai įkvėpusi, priėmiau sprendimą, nors mano rankos drebėjo, o be nusižeminimo skydelio jaučiausi pažeidžiama. Rezultatas nebuvo tobulas. Buvo klaidų, akimirkų, kai per vėlai ėmiau abejoti arba veikiau per greitai. Tačiau nesitraukiau. Po visko laukiau pažįstamos gėdos bangos, troškimo atsiprašyti iš anksto, bet jos nebuvo. Vietoj to mano krūtinėje įsitaisė keistas jausmas, kažkas panašaus į palengvėjimą, sumaišyta su tvirtu pasiryžimu. Pirmą kartą mano vertė nebuvo matuojama tuo, kiek aš ištveriu, bet tuo, ar žengiau žingsnį į priekį. Ta naktį, gulėdama budri erdvėje, kuri atrodė nei saugi, nei priešiška, atidžiai apmąsčiau tą jausmą. Dažnai painiojau ištvermę su verte, o kančios tapo mano valiuta namuose, kurie niekada neplanavo investuoti į mane. Čia kančia nieko nepirko, veikimas ir pasirinkimas buvo tai, kas turėjo reikšmę. Net jei ir suklysiu, tai bus pripažinta. Kai jis vėl pasakė keletą žodžių prieš išeidamas, jie buvo trumpi ir be emocijų. Jis nesakė, kad viskas bus gerai, nesuteikė patikinimo apsirengusio kaip išmintis. Jis pasakė, kad likti reiškia stovėti tiesiai ir kad nebus vietos žlugimui, apsimetančiam nuolankumu. Paprastumas, su kuriuo jis tai pasakė, smogė man stipriau nei bet koks kalbos žavesys. Kai durys susidarė už jo, ne su galutiniu sprendimu, o su lūkesčiu, supratau, kad užsidarė dar vienos durys, tos, kurios vedė atgal į tą versiją savęs, kuri laukia, kol bus pasakyta, ar ji gali likti. Sėdėjau tyloje, suvokdama, kad laukia darbas ir rizikas, kurias priėmiau. Ir pirmą kartą po mano gimtadienio, žemė po manimi atrodė pakankamai tvirta, kad galėčiau ant jos stovėti, ne todėl, kad ji buvo maloni, bet todėl, kad ji buvo tikra. Pabudau iš naujo, kai aplink mane jau skambėjo judesiai, durys atsidarinėjo ir užsidarinėjo, telefonai tyliai vibruodavo ant stalų, o balsai diskutavo apie planus, kuriuose man nebuvo vietos. Jėčiau, kaip mano kūnas sustingęs, o tai bylojo apie nepakankamą poilsį, tačiau niekas nesukėlė man jausmo, kad tai svarbu. Man buvo pateiktas grafikas, kampinis stalas atviroje erdvėje ir sąrašas užduočių perduotų per bendrą sistemą. Visa tai skambėjo neutraliai, tarsi kalbėtume apie įrangą, o ne apie žmones. Investicinis fondas veikė pagal preciziškus principus ir greitai supratau, kad mano vardas užduočių lentoje pasirodė lyg etiketė, tiksliai be asmeniškumo pakankamai, kad parodytų, kas už ką atsakingas. Niekas nesidomėjo mano praeitimi, niekas neužsiminė apie smalsumą, niekas nepaliko vietos dvejoms. Nebuvau stumiamas į šoną, tačiau ir nebuvo jokios apsaugos ir greitai supratau, kad čia buvimas nesuteikė jokios apsaugos. Aplinka veikė pagal savo vidinę logiką, kuri nesuklupdavo dėl asmeninių istorijų ar nesakytų žaizdų. Procesai jau buvo pradėti prieš man juos paliesti, priklausomybės buvo iš anksto numatytos, sprendimai laukė patvirtinimo, nesvarbu, ar aš juos supratau ar ne.
Nurodymai pasiekdavo mane švarūs ir suspausti, be paaiškinimų, ir mano dėmesys buvo nukreiptas tik į tai, kas turi būti padaryta, iki kada ir kokių pasekmių gali sukelti nesėkmė. Vienu metu vyras, kuris mane atvedė, šį faktą pasakė tiesiai: kiekvienas turi priežasčių skųstis, bet tik tie, kurie duoda rezultatus, yra išlaikomi. Jis tai pasakė, lyg kas nors aiškintų apribojimus, be akcento, be grasinimų. Ši frazė skriejo po kambarius kaip šaltas vėjas. Jaučiau, kaip ji nusėda ant mano pečių, kol pasiekė mano mintis, suspaudimas, kurio sąmoningai neatleidau, nes visą savo gyvenimą buvau išgyvenęs toleruodamas, tyliai absorbuodamas spaudimą, klaidingai manydamas, kad tolerancija yra vertė. Čia ištvermė nebuvo vertinama, ji neatsispindėjo ataskaitose, neįtakojo rezultatų, tiesiog išnyko fone. Dirbau tarp žmonių, kurie judėjo efektyvumu, neturėdami nieko bendro su gerumu. Greitai supratau, kad niekas manęs nemėgo, jie tiesiog manęs dar nereikėjo. Mano buvimas buvo laikinas, priklausomas nuo to, ką galiu įvykdyti, o ne nuo to, ką esu išgyvenęs. Šis skirtis pertvarkė žemę po mano kojomis. Nurodymai buvo duodami kartą, kartais du, niekada daugiau. Klydimai nebuvo dramatizuojami. Jie buvo užfiksuoti, pažymėti laiko žymomis, tyliai įrašyti į sistemą, kuri atsimindavo be emocijų. Smulkus mano klaidos įrašas nesukėlė bausmės ar paskaitos, tai tapo eilute, prisegta prie mano vardo. Pastebėjau tai tik vėliau, kai atnaujinimas buvo pridėtas be komentarų, o jo pastovumas labiau neramino nei pyktis būtų sukėlęs. Buvo vienas momentas trumpas, bet aštrus, kai suvokiau, kaip neefektyvūs mano seni metodai čia. Namo tylėjimas man suteikė laiko, sušvelnino smūgius, sumažino apžvalgą, leido man likti nepastebėtam. Buvo diena, kai sisteminis tylėjimas tapo akivaizdžiu mano kasdienybės dalyku. Kai tik nesugebėdavau pasisakyti per perdavimus, kiti greitai užbaigdavo sprendimus už mane. Jei nepareikalaudavau užduoties, ji būdavo perleidžiama be jokio aptarimo. Stebėjau, kaip mano atsakomybės lysta pro šalį, nes neįtvirtinau jų pakankamai anksti. Nebuvau baudžiamas už tai, kad pasitraukiau, tiesiog tapau nereikšmingas. Ir tokia nereikšmingumo būsena tapo greičiausiu būdu išeiti iš žaidimo. Šis suvokimas tapo aiškus, kai įvyko nedidelis, bet reikšmingas incidentas. Užduotis judėjo pirmyn, nors parametrai buvo neišsamūs. Ne katastrofiškai, bet pakankamai, kad reikėtų pataisyti. Aš buvau ten diskusijos metu, tačiau nepaaiškinau, kas priklauso nuo ko, ir atsakomybė pradėjo slinkti link manęs. Jokių kaltinimų, jokių priekaištų, tik svoris nusėdantis ten, kur jam buvo mažiausiai pasipriešinimo. Natūralus refleksas sugrįžo, instinktas prisiimti atsakomybę, kad išlyginti situaciją, net jei ji nebuvo visiškai mano. Mano lūpos atsidarė, bet vėl užsivėrė, kol kelias sekundės vyravau tarp pasirinkimų. Jaučiau, kaip pažįstama tai buvo, kaip ramina pasinerti į atsakomybę. Alternatyva buvo atskleidimas, kalbėti reiškia nutraukti srautą, atkreipti dėmesį, rizikuoti dirginimu. Tai reikštų, kad įsitraukčiau į sprendimų grandinę, o nelikčiau po ją. Mano rankos šiek tiek drebėjo, todėl prispaudžiau jas prie stalo krašto, kad stabilizuočiau save. Nebuvau drąsus, supratau, ką reiškia kartoti seną modelį. Ramiai pataisiau prielaidą, išdėstyti faktus, kaip jie buvo, paaiškinau, ką iš tikrųjų prisiimu, o ką ne, ir priėmiau atsakomybę tik už tai, kas iš tikrųjų buvo mano. Nebandžiau sušvelninti savo žodžių, nesigilinau į paaiškinimus. Mano balsas buvo tvirtas, o pirštai liko įtempti ilgai po to, kai baigiau. Po to sekė tyla, kaip tikros sistemos reaguoja, jokių padėkų, jokių atsiprašymų. Procesas tiesiog persitvarkė, užduotis buvo teisingai nukreipta, diskusija tęsėsi. Bet kažkas pasikeitė, instrukcijos pradėjo ateiti tiesiogiai man, o ne aplink mane. Užduotys nebepriklausė nuo mano tylėjimo. Nebuvau labiau mėgstamas, bet pagaliau buvau matomas. Pirmą kartą patyriau galią, kuri nesiremtų sutikimu, bet tikslumu. Vėliau žmogus, kuris nustatė sąlygas, vėl su manimi kalbėjo ne apie patį incidentą, bet šalia jo. Jis nesuteikė pagyrimo ir nesikritikavo, nesiklausė, kaip jaučiuosi. Jis tik pasakė, kad šioje sistemoje tyla pašalina tavo vardą iš svarstymo. Tada jis nuėjo, palikdamas sakinį stovėti savarankiškai.
Dienai bėgant, mano kūnas prisitaikė prie ritmo greičiau nei mano mintys. Aš pradėjau numatyti prašymus, o ne reaguoti į juos. Supratau, kur patvirtinimai užstringa, kur kaupėsi delsimas, kur dėmesys yra svarbus. Nebuvo jokio saugumo jausmo, bet buvo struktūra, o struktūra siūlė kitokią stabilumą, kuri nepriklausė nuo nuotaikos ar palankumo. Nežinojau, ką mano šeima galvoja, ar apie naktį praleistą lauke. Šie prisiminimai atrodė tolimi, ne todėl, kad prarado savo aštrumą, bet todėl, kad čia jie nebeturėjo vertės. Skausmas, kurio nebuvo galima išnaudoti, istorija, kuri netapo kapitalu, susidarė aiški mintis, svarbu buvo tik tai, ką darysiu toliau. Ši suvokimo akimirka atnešė neįtikėtiną šviesumą. Aš čia nebuvau tam, kad mane suprastų, nebuvau čia tam, kad būčiau išgelbėtas. Mano tikslas buvo veikiantis funkcionuojantis sistemoje, kuri nevertino mano priežasčių, kodėl man reikia sėkmės, tik tai ar galėsiu ją pasiekti. Ši mintis, nors ir neraminanti, kartu teikė palengvėjimą. Nebuvo būtina savo buvimą pateisinti kančia, nebebuvo reikia versti savo žaizdas į paaiškinimus. Galiausiai, kai diena pasibaigė, mano raumenys prisipildė nuovargio, ne nuo fizinio krūvio, o dėl nuolatinio dėmesio. Sustojusi suvokiau, kiek daug energijos anksčiau praleisdavau, stebėdama kitus, prisitaikydama prie lūkesčių, kurie niekada nebuvo aiškus. Čia lūkesčiai buvo matomi, o jų įgyvendinimas reikalavo budrumo, nukreipto į išorę, o ne vidų. Ta naktį, būdama viena, ištyriau šį pokytį su atskira smalsumo nuotaika. Atsparumas anksčiau buvo mano pagrindinė savybė, jis leido man būti toleruojamai, bet nepasirinkta. Čia tiesiog atsparumas nieko nereiškia be veiksmų, jis mane ištrynė. Po to sekė paprasta, tačiau gąsdinanti mintis, skausmas nebepadėjo man išgyventi. Jei norėjau išlikti, turėjau rizikuoti būti neteisi, priimti sprendimus be tylos skydelio. Nesėkmė būtų akivaizdi, ji priklausytų man, tylėjimas galėjo mane ištrinti be pėdsakų. Ruošdamasi kitai dienai, klausimas nebuvo, ar galėsiu ištverti, kas laukia, bet ar sugebėsiu toleruoti atvirumą, kurio reikalavo kompetencija. Atsparumas buvo mano šarvai ir juos atiduoti atrodė lyg stovėti be jokios apsaugos. Tačiau šarvai tik užtikrino mano buvimą, niekada nebuvo efektyvūs. Niekas čia neateis manęs išgelbėti ir pirmą kartą tai nebuvo nuosprendis, tai buvo sąlyga. Trumpą laiką viskas atrodė beveik stabilu, negerai, bet pakankamai prognozuojama, kad mano kūnas nustojo ruoštis smūgiui, kai mano vardas pasirodydavo pokalbyje ar buvo išgirstas prie stalo. Pirmiausia, tai pastebėjau pečių raumenyse, jie nebebuvo automatiškai įtempti, kai kas nors sustodavo šalia mano stalo. Išmokau kasdienybės ritmą, užduočių eiliškumą, signalus, kurie reikalaudavo dėmesio, kol situacija dar nesikėlė. Nebuvau girta, bet ir nesulaukiau dažnų pataisimų, o šis pataisimų nebuvimas pradėjo atrodyti kaip pažanga. Pagalvojau, kad galbūt išmokau išlikti, egzistuoti čia, nesukeldama jokios apžvalgos ar kritikos, ir ši mintis mane gąsdino, nes atrodė, kad ji buvo uždirbta. Iliuzija nepradėjo garsiai, jis slydo per mažus veikimo momentus, kai žmonės nustojo dvigubai tikrinti mano įvestis, kai mano atnaujinimui nebegavo papildomų klausimų, kai mano buvimas nesutrikdė diskusijų eigos. Pradėjau tikėti, kad kompetencija galėtų tapti man patogiai augančią savybę, be jokio pavojaus, be atvirumo. Pasakiau savo, kad nuoseklumas yra pakankamas, kad jei laikysiu galvą žemyn ir veiksiu sklandžiai, galėsiu išvengti tų aštrių kampų, kurie anksčiau mane sužalojo. Veikiau efektyviai. Kiekvieną kartą, kai užbaigdavau savo užduotį be jokių nesklandumų, mane apimdavo atsargus palengvėjimas. Ši strategija, lydėjusi mane visą gyvenimą, dabar atrodė kaip operatyvinis planas, tačiau pernelyg ilgai nesuvokiau jos tikrosios prasmės. Pirmasis rimtas išbandymas pasirodė kaip įprasta užduotis, kuri iš pirmo žvilgsnio nesukėlė jokio pavojaus. Tačiau netrukus ji paprašė mane žengti pirmyn, o ne į šoną. Užduotis, nors ir nesudėtinga techniškai, buvo apgaulinga. Ji nesilankstė pagal jokį sąrašą, o atnešė laukiančią informaciją, sutrumpintą laiką ir sprendimų langą, priklausantį tam, kuris pirmas jį užims. Man buvo pasakyta, kad tai mano atsakomybė ir šie žodžiai atnešė svorį, kurio nesitikėjau.
Tai buvo jausmas lėtai nusėdantis ant pečių, verčiantis jaustis aukštesniu, tačiau kartu ir trapiu. Nusprendžiau imtis užduoties, nes atsisakyti būtų buvę dar didesnis pralaimėjimas. O ir kažkas manyje norėjo patikėti, kad esu tam pasiruošęs. Tačiau vos tik likau vienas su užduotimi, mane apėmė abejonės. Jos buvo tyliai ir nuodėmingai besiskverbiančios. Sėdėjau išdėliojęs informaciją priešai save, kartodamas tuos pačius skaičius, vėl ir vėl skaitydamas tas pačias pastabas, lyg kartojimas galėtų paversti neaiškumą aiškumu. Pamačiau per daug galimų rezultatų, per daug pasekmių, per daug klaidų galimybių. Senasis baimės jausmas vėl sugriebė mane. Jei priimčiau sprendimą ir suklyčiau, mano vardas liktų prie to nesėkmingo rezultato. O jei palaukčiau, kas nors kitas galėtų imtis iniciatyvos ir nesėkmė būtų tylesnė, procedūrinė, lengviau išgyvenama. Sprendimas stovėjo prieš mane, reikalaujantis veiksmų, o aš reagavau taip, kaip visada, sustingdamas ir tai pavadindamas atsargumu. Laikas ėjo, kol svarstydavau galimybės, kurių iš tiesų nereikėjo svarstyti. Kiekviena prabėgusi minutė atrodė tiek saugi, tiek pavojinga. Tikrinau detalės, kurios nesikeitė, koregavau kintamuosius, kurie nebuvo lemiami, sakydama savo, kad esu kruopštus, kad sumažinu riziką. Tiesą sakant, stebėjau, kaip sprendimų langas užsidaro, tikėdamasis, kad kas nors įsikiš, kol man reikės veikti. Kai aiškumas pagaliau atėjo, jis atėjo per vėlai. Perdavimas jau buvo įvykęs, sprendimas priimtas aukščiau. Pasekmės vystėsi be dramų, efektyviai, dokumentuotai, negrįžtamai. Žiūrėjau, kaip kažkas kitas įsikiša, kad stabilizuotų tai, ko aš nesugebėjau užtikrinti. Niekas nepakėlė balso, niekas tiesiogiai manęs neapkaltino. Korektūra buvo švari ir procedūrinė, ir tai, kas sukėlė skausmą, buvo atsakomybės perskirstimas. Jaučiau, kaip nuosavybė pasitraukė nuo manęs ir nusėdo kitur, o šis praradimas paliko nuobodų galutinumą. Tai nebuvo bausmė, tai buvo prisitaikymas, o tokie prisitaikymai retai kada būna atšaukiami be priežasties. Jo svoris lėtai spaudė mane, suteikdamas laiko suprasti, ką iš tikrųjų padariau. Aš nepavyko, nes man trūko gebėjimų, bet todėl, kad negalėjau sau leisti priimti sprendimo. Ši suvokimo akimirka buvo gilesnė už bet kokią nuobaudą. Buvau linkęs įsikibti į praeitį, kurios vengiau, ir tai tapo akivaizdu, kai sulaukiau tiesaus klausimo iš vyro, prižiūrėjusio mūsų darbą. Mano protas buvo apmokytas kartoti, kad nepasirenku, nebent žinau visus galimus padarinius. Kiekviena klaida buvo vertinama kaip įrodymas, ne kaip mokymosi galimybė. Ir dabar, kai jis manęs paklausė, kodėl aš nesugebėjau apsispręsti, supratau, kad atsakymo paprastumas paliko mane be žodžių. Nesijaučiau įsigandęs nesėkmės, o labiau bijojau būti pripažintas klaida. Tai, kas buvo įvykis, tapo nuosprendžiu, kuris skambėjo mano galvoje ilgai po to, kai akimirka prabėgo. Mano instinktai mane apgavo, kai pagaliau pasitaikė tikra galimybė. Vyras nepasakė man griežtų žodžių ar nesistengė paguosti, jis tiesiog laukė, kol atsakysiu. Šalia jo stovėdamas jaučiau, kaip mano žandikaulis automatiškai užsitempė. Pripažinimas, kad bijojau klysti, buvo mažas ir silpnas, tačiau artimas tiesai, kurią galėjau pateikti. Jis nesureagavo iškart, leido mano žodžiams pakabėti ore, kol galiausiai linktelėjo, tarsi būtų girdėjęs, ko jam reikėjo. Tas pokalbis baigėsi be jokios išvados, palikdamas mane vieną su savo dvejonėmis. Po šio susitikimo pajutau, kad kažkas manyje pasikeitė. Tai nebuvo palengvėjimas, o labiau pripažinimas. Pirmą kartą aiškiai pamačiau savo elgesio modelius be savęs pateisinimo miglos. Supratau, kaip dažnai painiojau išgyvenimą su saugumu, kaip ilgai dėlsiau veikti, kol galimybė dings, ir tai vadinau apdairumu. Priėmiau tai kaip savo klaidą, nes niekas manęs nepriversdavo tylėti ir niekas nesustabdė mano rankos. Prieš mane atsirado pasirinkimas, kuris atrodė paprastas, galėjau grįžti prie darbo, kuriame nereikėjo sprendimų, arba likti ten, kur buvau, priimti sprendimo riziką ir išmokti klysti, nepasiduodant. Pasirinkimas nebuvo skatinimas, jis buvo struktūrinis. Nustebau pats savimi, kai nepaprašiau laiko apgalvoti. Pasakiau, kad liksiu.
Tas sprendimas atrodė nedrąsus, o būtinas, tarsi pasirinkti stovėti, kai sėdėjimas reiškia niekada nebekilti. Nepasakiau, kad tapsiu geresnis, tiesiog priėmiau tai, kas turėjo būti padaryta. Priėmiau sąlygas tokias, kokios buvo, nes bet koks atsitraukimas būtų buvęs dar vienas būdas paslėpti tiesą. Ta naktį, kai pažįstamas noras pasinerti į savikritiką vėl pakilo ir nusileido, nesugebėdamas rasti savo vietos, nesugebėjau savęs pateisinti, bet ir nesmerkiau. Apmąsčiau, kiek metų praleidau vengdamas klaidų, atsisakydamas pasirinkimų ir kaip ta strategija siaurino mano gyvenimą iki tokio taško, kad jis galėjo būti atimtas vienu nedideliu pakeitimu. Čia klaidų vengimo kaina buvo akivaizdi ir momentinė, o ta aiškumo akimirka suteikė man kažką, ko niekada anksčiau neturėjau - priežastį keistis nepriklausančią nuo atleidimo. Nebijojau, nes baimė nebuvo priešas, neveiklumas buvo. Pokyčiai buvo tokie subtilūs, kad beveik jų nepastebėjau ir būtent taip jie ir turėjo vykti. Niekas taip efektyviai neparodo įskyrimo kaip mandagumas. Pokalbiai nesustodavo, kai aš įeidavau į kambarį, jie tiesiog baigdavosi minutę anksčiau, balsai nusileisdavo, tarsi išvados jau buvo numatytos. Sprendimai nebuvo siūlomi diskusijoms, jie atkeliaudavo jau galutiniai, sušvelninti susitarimo, kuris įvyko be manęs. Niekas neužsiminė apie ankstesnės klaidas, niekas nesigręžiojo į jas. Tyla turėjo daugiau svorio nei bet koks kritika, nes jie reiškė sprendimą be mano dalyvavimo. Nebuvau baudžiamas, buvau vertinamas ir tas vertinimas vyko be manęs. Pirmiausia, tai pastebėjau logistikos srityje, dar prieš tai, kai tai emocinė būsena pasiekė mane. Susitikimai pasirodydavo mano kalendoriuje po to, kai jie jau įvyko, dokumentai pasiekdavo mane tik tada, kai prielaidos buvo užfiksuotos, o apimtys siaurintos. Mano vaidmuo tyliai persikėlė iš įtakos formavimo į rezultatų vykdymą, užduotys tapo griežtesnėmis, su mažiau sprendimo taškų. Viskas atrodė efektyvu, protinga ir gina iš išorės. Iš mano perspektyvos tai buvo lyg buvimas išstumtu iš kadro. Niekas manęs nepuldinėjo, niekas manęs nekaltino, tiesiog nebuvau daugiau centrinis, o sistema man neskolingavo paaiškinimo dėl to asmuo, kuris įkūnijo šį pokytį, nebuvo žiaurus ar nerūpestingas. Jie buvo kompetentingi ir metodiniai, tokio tipo operatorius, kuris stabilizuoja procesus, sumažindamas riziką. Kai jie kalbėjo, dėmesys natūraliai susikaupdavo, rašikliai sustodavo, niekas netrukdydavo. Jie niekada tiesiogiai neminėjo mano vardo, niekada neprikabino emocijų situacijai. Viename vertinimo susitikime jie uždavė klausimą, kuris skambėjo visiškai protingai. Ar buvo protinga suteikti papildomą sprendimo galią tam, kuris neseniai dvejojo po spaudimu? Klausimas liko ore, niekas jo neneigė, niekas į mane nežiūrėjo. Tai nesukėlė man kaltinimų dėl nekompetencijos, bet buvo suformuluotas kaip kintamoji, kuri įnešė neapibrėžtumą į sistemą, sukurtą jo sumažinimui. Ta akimirka supratau, kas vyksta, nebuvau išstumiama dėl įgūdžių trūkumo, buvau išstumiama, nes atstovavau rizikai. Tokios sistemos nekenkia rizikai, jos ją rūpinasi, o aš buvau pažymėta kaip tai, kas reikalauja valdymo. Logika buvo tvirta, todėl buvo sunku ją paneigti. Nebuvo jokios neteisybės, į kurią būtų galima kreiptis. Kiekvieną kartą, kai atsidurdavau situacijoje, kurioje reikėjo vertinti mano indėlį, apimdavo jausmas, lyg stovėčiau ant plono ledo. Šįkart, nors ir jautėsi nerimas, mano mintys buvo aiškios. Susirinkime, kuriame buvo analizuojami mano ankstesni pasiekimai, rezultatai buvo pateikti tvarkingai. Laiko juostos buvo peržiūrėtos, o mano ankstesni dvejonės pripažino, bet be jokio perdėjimo ar bandymo sumažinti jų svarbą. Siūlomas sprendimas buvo pateiktas kaip koregavimas, ne kaip nuvertinimas. Tai buvo pasiūlymas, kuris leistų man dirbti su aiškesnėmis ribomis, pozicija, kurioje mano buvimas stabilizuotų situaciją, o ne komplikuotų sprendimus. Niekas nesakė, kad būsiu pašalintas ir šių žodžių niekam net nereikėjo ištarti. Diskusijai įsibėgėjant manyje vėl atgijo senas refleksas, instinktas aiškinti, kontekstualizuoti, versti ketinimus į užtikrinimą. Jaučiau, kaip sakiniai susirikiuoja, pasiruošę pateisinti, kodėl mano dvejonės neturėtų manęs apibrėžti. Kodėl, duodama šiek tiek laiko, aš galėčiau įrodyti savo patikimumą. Mano burna atsidarė, tačiau greitai vėl užsidarė.
Noras kalbėti nebuvo skatinamas strategijos, tai buvo įprotis. Metų metus tikėjau, kad jei aiškiai paaiškinsiu, galėsiu užsitikrinti kantrybę. Sėdėdamas ten, stebėdamas, kaip procesas baigėsi be mano indėlio, suvokiau, kiek mažai kantrybės gali suteikti paaiškinimai. Ši mintis tyliai įsitvirtino ir liko su manimi. Kiekvieną kartą, kai buvau atstumtas, tai nebuvo todėl, kad buvau blogiausias pasirinkimas, bet todėl, kad buvau lengviausias pašalinti. Nebuvau apsaugotas nei patyrimų, nei reputacija, mano nebuvimas nesukėlė sistemos sutrikimų. Šis suvokimas nepagimdė pykčio ar savęs gailėjimo, o išaiškino situaciją. Jei norėjau likti, turėjau pakeisti skaičiavimus, o ne pasakojimą. Todėl, kai atėjo mano eilė atsakyti, padariau ką nors, kas nustebino net mane patį, nesiginčijau su vertinimu, nesigyniau savo praeities rezultatų, neprašiau būti išlaikytas. Vietoj to stumtelėjau vieną puslapį į priekį ir pasiūliau konkretų sprendimą. Aprašiau atsakomybę, kuri dar nebuvo oficialiai priskirta, tačiau ji nešė aiškų rizikos matą ir reikalavo nuolatinio įsitraukimo. Pateikiau, ką aš pristatysiu, kai bus vertinamas sėkmingumas ir ką reikštų nesėkmė konkrečiais operatyviniais terminais. Kalbėjau ne apie potencialą, ne apie pastangas, o tik apie rezultatus. Kambaryje tvyrojo neutralumas. Kai kurie dalyviai žvilgtelėjo vieni į kitus, vertindami situaciją, bet nebuvo jokios agresijos. Siūlymas nebuvo atmestas, bet ir nebuvo priimtas su entuziazmu. Jis pakibo tarp galimo ir neįgyvendinamo ir jaučiau, kaip neapibrėžtumo našta nusėdo ant mano pečių. Žmogus, kuris mane įtraukė į sistemą, stebėjo visą situaciją. Jis nesikišo, jo tyla nebuvo abejingumas, tai buvo analizė. Atsakymai atėjo nevienodai. Kai kurie kėlė klausimus dėl siūlymo įgyvendinimo, kiti visai nieko nesakė ir aš tai atpažinau kaip pasipriešinimą be pėdsakų. Nepavyko pasiekti konsensuso, bet ir neprieštarauta. Kai susirinkimas pasibaigė, likau sėdėti akimirką, kai kambarys buvo tuščias. Jaučiausi pažeidžiamas, bet kartu ir tvirtas. Neprasidėjau maldauti ar trauktis, aš padėjau ant stalo kažką, kas galėjo būti vertinama nepriklausomai nuo mano praeities, ir tas pasikeitimas buvo svarbus. Ar mano pasiūlymas veiks, dar buvo neaišku, bet dabar ta neapibrėžtumo našta priklausė man. Kai atėjo laikas, man pasidarė aišku, kad laukimas, kol būsiu pasirinktas, reiškia leisti kitiems nuspręsti, kada aš esu svarbus. Jei norėjau likti šioje vietoje, negalėjau pasikliauti kitų pasirinkimais. Turėjau padaryti savo pašalinimą nepatogiu, ne per dramą ar jėgą, o užimdamas tokią funkciją, kurios sistema negalėtų lengvai atsikratyti. Šis suvokimas nesuteikė man drąsos, tačiau sutelkė mano dėmesį. Baimė tapo dalyku, kurį reikėjo valdyti, o ne signalas, kad turėčiau pasitraukti. Pradėjau ruošti atsakomybę, kurią buvau pasiūlęs, žinodamas, kad mano pasirengimas bus matomas. Dirbau tyliai, žemėlapiuodamas priklausomybę, kurdamas atsarginius planus ir nustatydamas, kur riziką galima buvo priimti, nesukeliant struktūros nestabilumo. Kai pagaliau atėjo sprendimas, jis atėjo be ceremonijų. Atsakomybė buvo paskirta man su sąlygomis ir apribojimais. Niekas man nesveikino, niekas neįspėjo. Sąlygos buvo aiškios ir pirmą kartą jos atrodė sąžiningos. Nebuvo saugumo tinklų, nebuvo ramios vietos, kur galėčiau pasitraukti. Rizika priklausė man. Nepajutau triumfo, tik budrumą. Tai nebuvo išgelbėjimas ar apdovanojimas, tai buvo išbandymas ir aš buvau savanoriškai įsitraukęs į jo eigą. Vėliau vienas sekiau modelį, kuris mane atvedė čia. Kaip dažnai aš supainiodavau kantrybę su strategija. Kaip dažnai laukiau leidimo būti svarbiu. Man nereikėjo, kad visi mane pasirinktų, man reikėjo, kad sistema darytų tai, ką galėčiau padaryti. Stovėti vietoje nebuvo neutralumas, tai buvo automatiškai eliminuota. Ruošdamasis pradėti darbą, kurio niekas nenorėjo, beveik jaučiausi raminamas dėl skatinimo nebuvimo. Nebuvo jokios naratyvų, prie kurių galėčiau prisitaikyti, jokių lūkesčių, kuriuos turėjau tenkinti. Buvo tik darbas ir su juo susijusi rizika. Jei nepavyks, žinosiu kodėl, jei pavyks, tai nebus todėl, kad kažkas pasitikėjo manimi,
bet todėl, kad aš padariau save vertų rizikos. Dienos prieš pradedant veiksmus buvo ramesnės, nei tikėjausi, ne todėl, kad spaudimas būtų sumažėjęs, bet todėl, kad nebeliko kam jo už mane perimti. Kai atsakomybė tapo oficiali, vadovavimas visiškai nutrūko. Nebuvo tarpinio įvertinimo, nebuvo užuojautos disguised as concern. Tada supratau, kad tai nebuvo apleidimas, tai buvo suplanuota. Tai buvo tai, ką reiškia savanoriškai žengti į priekį. Prieš tai nebuvo korekcijų, tik pasekmės. Užduotis pati savaime nebuvo neįmanoma, tačiau tai, kas ją darė pavojinga, buvo tai, kad ji buvo per arti mano stiprybių, kad galėčiau ją atmesti. Tačiau jie atėjo suspaustomis laikotarpiais ir netobulomis sąlygomis, kurios nepaliko vietos klaidoms. Duomenys buvo nevisiški, priklausomybės keitėsi, išoriniai veiksniai nenorėjo bendradarbiauti. Iš išorės tai atrodė kaip prasta sinchronizacija. Keletas žmonių švelniai užsiminė apie tai, jų įspėjimai buvo pateikti kaip draugiškumas, kad jie nebūtų atsakingi už rezultatą. Klausiau, bet nereagavau. Nė vienas iš jų neatsakys už rezultatą. Kai nuomonės ėmė daugėti, iš karto atpažinau modelį. Patarimai lengvai tekėjo, kai atsakomybė nesekė. Pirmą kartą nesiekiau konsensuso ar patvirtinimo, stovėjau su turima informacija ir ėmiau veikti. Sprendimas, kurį priėmiau, atrodė beveik nepastebimas, tai buvo nedidelis nukrypimas nuo įpročių, o ne nuo politikos. Tačiau būtent tai ir neramino žmonės, nes sistema vertino nuoseklumą. Aš tuoj pat ketinau patikrinti, ar nuoseklumas yra svarbesnis už sąmoningumą. Šis sprendimas remiasi kažkuo, ko niekada nesvarsčiau, pranašumu, kurį suteikė metų metus buvimas nepastebėtų. Kai retai kas tiesiogiai kreipiasi į tave, išmoksti stebėti. Pastebi, kur procesai nukrypsta, kur nuostatos sustiprėja, kur įprastas požiūris nebėra tinkamas. Kai aiškiai suvokiau šį nesuderinamumą, tai nebuvo įžvalga ar instinktas. Tai buvo paprasta stebėsena, pagaliau pritaikyta. Aš neskelbiau šio pokyčio ir jo nesiginčijau iš anksto, jį įgyvendinau tyliai, leido įgyvendinimui vykti prieš paaiškinimą. Procesui vystantis kambarys tapo tylus, pokalbiai išnyko, o dėmesys susikaupė aplink artėjantį rezultatą. Aš nieko nesakiau, buvau pasiruošęs priimti bet ką, kas seka. Rezultatas nebuvo tobulas, jis stabilizavo tai, kas jau balansavo ant nesėkmės ribos, bet atskleidė savo trūkumus, primindamas apie apribojimus, su kuriais jis buvo pasiektas. Nebuvo plojimų, jokio matomo palengvėjimo. Vietoj to laikysena pasikeitė, nuostatos pakito. Niekas negalėjo paneigti, kas įvyko ir niekas neskubėjo švęsti. Sėkmė buvo ribota ir tame apribojime kažkas pasikeitė. Aš nejaučiau triumfo, tai ką jautiau buvo erdvė, atsipalaidavimas krūtinėje, jausmas, kad nebereikia savęs mažinti, kad išvengčiau atmetimo. Nebuvau pakylėtas ar apsaugotas, buvau pripažintas ir pirmą kartą tas pripažinimas atrodė užtarnautas, o ne laikinas. Kai kambarys išsiskirstė, reakcijos liko ramios, nebuvo sveikinimų, bet ir vengimų. Klausimai, kurie sekė, buvo praktiški sutelkti į pakartojimą ir ribas, o ne į abejonę. Aš pastebėjau, kas dabar tiesiogiai kreipėsi į mane, o kas dvejoja. Šis pokytis nebuvo pakankamai dramatiškas, kad įkvėptų lojalumą ar neapykantą, jis buvo pakankamai stiprus, kad sugriautų prielaidą, jog esu nereikalingas. Vėliau, būdamas vienas, apmąsčiau, kas liko po paviršiumi. Tai nebuvo pasididžiavimas, tai buvo suderinamumas. Pirmą kartą mano veiksmai ir buvimas užpildė tą pačią erdvę be atsiprašinėjimų. Tuo metu supratau, kad čia vertė nekyla iš to, ar esi mėgstamas ar apsaugotas, ji kyla iš funkcijos, kurią sistema tyliai remiasi. Žmogus, kuris mane įtraukė į šią struktūrą, nesureagavo, jis man priskyrė papildomą atsakomybę artimesnę sprendimų priėmimui. Nėra sekimo, jokio paaiškinimo, to ir nereikėjo. Tai nebuvo apdovanojimas, tai buvo perskaičiavimas. Aš nesupainiojau šios akimirkos su atėjimu. Viena sėkmė neperrašys modelio, kuris buvo kuriamas daugelį metų. Tačiau nebuvau jau periferijoje. Informacija dabar judėjo kitaip, mano vardas pasirodydavo pokalbiuose, net kai nebuvau pristatytas. Tai nebuvo saugu,
Tai buvo apsvarstymas sąlyginis, atšaukiamas, bet tikras. Labiausiai mane nustebino tai, kaip mažai norėjau tai paskelbti. Nebuvo jokio impulso šią akimirką interpretuoti kaip transformaciją, pasitenkinimas lypėjo kažkame paprastesnėme. Kiekvieną akimirką, kai žengiau į priekį, jaučiau, kad tai, ką palieku už nugaros, yra nemažiau svarbu nei tai, ko siekiu. Neberadau savęs laukiančio, tikėdamasi, kad būsiu išrinkta ar bent jau pasigailėta. Supratau, kas man gali būti atimta, ir šis suvokimas buvo galingesnis už bet kokio patvirtinimo troškimą. Anksčiau buvau laikoma dėl patogumo, tačiau dabar, jei likau, tai buvo todėl, kad mano pašalinimas reikalautų pastangų ir paaiškinimo. Ir ši distinkcija buvo svarbesnė už bet kokį pripažinimą. Po mano nedidelės pergalės aplinkui nusistovėjo tyla, kuri buvo sunkesnė už bet kokį spaudimą, kurį patyriau anksčiau. Man buvo suteikta daugiau darbo ir tai nebuvo nieko išskirtinio ar simboliško, tiesiog pakankamai, kad patvirtintų, jog mano vardas dabar priklauso toms patalpoms, kuriuose anksčiau jo nebuvo. Niekas manęs nepasveikino, tačiau ir niekas nekelia iššūkių. Žmonės stebėjo mane šiek tiek ilgiau nei reikėtų, matuodami mane, o ne atmesdami. Aš peržengiau nematomą ribą ir kaina, kurią reikėjo sumokėti už tai, kad buvau arti, buvo perskaičiuota. Tai pastebėjau pokalbių pauzėse, jie sulėtėjo, kai priartėjau ir vėl atgijo, kai praėjau pro šalį. Ne todėl, kad kalbėčiau apie save, bet todėl, kad tapau kintamuoju. Anksčiau buvau prognozuojama, dabar ne. Sistema manęs nepriėmė, ji mane pažymėjo. Tačiau buvo viena asmenybė, kurios elgesys nesikeitė – Linda. Ji nebuvo mano viršininkė ar konkurentė, ji sėdėjo patogiai viduryje, kompetentinga, neutrali ir patikima. Ji buvo linkusi atvykti į kiekvieną susitikimą tiksliai prieš 2 minutes, ne per anksti, kad atrodytų, jog laukia, ir ne per vėlai, kad atrodytų abejinga. Iš pradžių pastebėjau būtent šį jos bruožą, o ne ką nors kitą. Linda dalijosi informacija, kai tai padėdavo viskam vykti sklandžiau, atsakydavo į klausimus be jokių pašaipų ir niekada nesukurdavo man jausmo, kad mano buvimas reikalauja pateisinimo aplinkoje, kur kiekvienas bendravimas turėjo savo kainą. Ši nuoseklumas teikė saugumo jausmą. Neatsivėriau jai iš desperacijos, tai buvo, nes ji užsitarnavo pasitikėjimą. Buvo protinga dalintis kontekstu, kalbėti apie dar besiformuojančias idėjas, nieko konfidencialaus, nieko pakankamai strateginio, kad jaustųsi pavojingai. Vis dėlto pirma žinia atėjo tyliai. Pasakiau apie vieną atsargą iš šalies ir vėliau tą pačią popietę ji pasirodė kaip neišbaigta ir šiek tiek neteisingai interpretuota informacija, sklindanti tarp žmonių, kurie neturėjo žinoti, kad ji egzistuoja. Pajutau nerimą, bet atmečiau jį, paraleliniai mąstymai vyksta, o įtarimas dėl išdavystės atrodė kaip senų baimių atnešimas į naują situaciją. Tačiau tai įvyko dar kartą, dar viena detalė pasirodė prieš tai, kai aš ją oficialiai pristačiau, ir ji buvo pakankamai pakeista, kad skambėtų kitaip. Kas buvo atsargus pritaikymas, dabar buvo pateikta kaip nukrypimas, trūko konteksto, akcentas buvo pakeistas, o idėja nebeatrodė kaip mano. Nebuvo jokių konfrontacijų, jokių pasipriešinimų, tik erozija. Vėl ir vėl peržiūrėjau kiekvieną pokalbį, ieškodama nuotėkio taško. Abejonė atrodė pažįstama, ar aš neteisingai interpretuoju šią situaciją, ar tiesiog dvejoju, nes galiausiai turiu ką prarasti. Atsakymas atėjo per pasekmes, o ne išpažintį. Sprendimas, kurio buvau pasiruošusi, pasikeitė be įspėjimo, laiko juostos persikėlė, prioritetai persiskirstė taip, kad sustiprėjo. Kiekvienas turėjo rūpinti savimi, o aš tai supratau labai aiškiai. Linda, su kuria bendravau, atrodė pavargusi, tarsi jau būtų praradusi tikėjimą. Mūsų pokalbis prasidėjo nuo mano pastebėjimų, tačiau užuot gindama savo poziciją, ji tiesiog pripažino situaciją. Neatsiprašė, nepasakė nieko, kas galėtų praskaidrinti tą niūrią atmosferą. Jo žodžiai atskleidė, kad galimybės yra ribotos, o sąjungos keičiasi. Tai, kas nutiko, nebuvo asmeniška ir būtent tai mane sukrėtė labiausiai. Nebuvo blogiuko, su kuriuo galėčiau susidurti, nebuvo pykčio, kurį galėčiau išlieti. Tik grynas faktas, kad kai reikėjo pasirinkti, ji manęs nepasirinko. Įvykiai klostėsi tyliai, o mano sprendimai buvo kvestionuojami.
Mano balso pasigirsta vis rečiau, o žmonės, kurie anksčiau mane palaikė, dabar atrodė lyg pasukę į kitą pusę. Ne todėl, kad manytų, jog klystu, o todėl, kad ginti mane nebuvo jiems naudingas sprendimas. Tuo metu supratau, kad tai, kas vyksta, nėra mano silpnumo ar nepatyrimo rezultatas. Mane tiesiog stumtelėjo į šalį, nes kažkas kitas nusprendė, jog esu nereikalingas, kad išlaikytų savo stabilumą. Žmogus, kuris mane įtraukė į šią sistemą, akivaizdžiai žinojo, kas vyksta. Jo dėmesys nebuvo nukreiptas nei į mane, nei į Lindą, o tiesiog į situaciją pačią. Jis nesikišo, nebandė pakeisti pasakojimo. Tai nebuvo apleidimas, tai buvo stebėjimas. Jei man reikėjo pagalbos, tai reiškia, kad aš čia nesulaukiama. Ir pirmą kartą nežiūrėjau į save, ieškodama kaltės. Išdavystė neįrodė, kad klydau pasitikėdama, ji tiesiog parodė, kad pasitikėjimas tapo brangus. Neišdrįsau dar kartą su ja susidurti, nesijaučiau privalanti ginti save. Pasidalinau mažiau informacijos, dokumentavau viską, ką dariau. Susitelkiau į darbus, kurie negalėjo būti perkelti be pėdsakų. Nustojau ieškoti sąjungų ir pradėjau kurti neišvengiamumą. Durys, apie kurias net nesuvokiau, kad remiuosi, užsidarė ir kai tai nutiko, viskas pasidarė tvirčiau. Pabaigoje pripažinau nuostolį, nesukurdama jo kaip pranašystės. Pasitikėjimas sugriuvo, bet ne viskas, kas sugriuvo, turi būti atstatyta. Kai kurios dalys tiesiog išnyksta, nes jos jau nebereikalingos. Jei šis kelias reikalauja, kad eikčiau viena, tai ir darysiu. Supratau saugumo iliuzijos kainą ir nebuvau pasiryžusi mokėti jos dar kartą. Po išdavystės neįvyko nieko dramatiško ir būtent tai padarė viską sudėtingesnį. Nebuvo jokių konfliktų, jokių paaiškinimų, jokių scenų, kurios reikalautų reakcijos. Pasikeitimas tyliai pasklido per nutylėjimą. Mano vardas vis rečiau skambėjo kasdieniuose pokalbiuose, kurie padėjo judėti į priekį. Žmonės manęs vengė, bet ir nesukosi aplink mane. Mano užimama erdvė tapo plonesnė, tarsi laikina ir aš puikiai atpažinau tą jausmą. Jis neramino labiau nei pati išdavystė. Aš jau buvau patyrusi tą tylų marginalumą, buvau toleruojama, bet niekada nesijaučiau tvirtai įsitvirtinusi. Dirbau atsargiai, ne iš ambicijų ar baimės, bet todėl, kad tikslumas buvo vienintelis dalykas, kuris neleido man išsibarstyti. Kiekvienas užbaigtas uždavinys tapo ne tik kompetencijos įrodymu, bet ir įrodymu, kaip lengvai ši kompetencija gali pradingti be pripažinimo. Ir tai, kas mane gąsdino, buvo. Jaudžiai atsidūriau aplinkoje, kurią buvau pamiršęs. Mano kūnas natūraliai prisitaikė prie šios naujos situacijos, tarsi žinodamas, kur eiti. Staiga pastebėjau, kad vėl grįžtu prie senų įpročių, mažindavau save, rinkdavausi efektyvumą, o nematomumą tyla vietoj trinties. Pavojaus nesukėlė griūtis, bet priėmimas. Aš jau buvau išgyvenęs taip ir galėjau dar kartą. Tačiau tas suvokimas tapo grėsme. Vieną dieną, be jokio įspėjimo, viskas pasikeitė. Susirinkimo metu, kur tikėjausi tik nuobodžių procedūrinių kalbų, šalia mane sėdo žmogus. Jis nesielgė ceremoningai, nepasirodė, kad reikalauja mano dėmesio. Tiesiog sėdo ir tęsė diskusiją, tarsi mano izoliacija visai neegzistavo. Jo vardas buvo Jonathanas. Jis buvo vyresnis už mane, kalbėjo metodologiškai, tarsi kiekvienas žodis būtų buvęs kruopščiai pamatuotas. Prieš pradėdamas rašyti, jis 2 kartus paspausdavo savo pieštuką prieš užrašų knygelę, tarsi norėdamas įsitikinti, kad mintis verta išsaugoti. Nesukau jį į akies, koncentruodavausi į stalą, savo užrašus, viską, kas padėtų man nesusipainioti. Iš tiesų, artumas nebūtinai reiškia sutarimą ir šią pamoką buvau išmokęs per daug kartų. Vis dėlto faktas, kad kažkas pasirinko stovėti šalia manęs, kai to daryti visai nereikėjo, keitė oro atmosferą kambaryje, ilgai išlikdama po susirinkimo. Nei padėkojau, nei pasikalbėjau vėliau. Nenorėjau, kad vienas veiksmas taptų sandoriu ar įsipareigojimu. Pasitikėjimas, kartą sutrikdytas, nesusijungė greitai. Tačiau po susirinkimo kambarys atrodė kitaip, ne šilčiau, bet mažiau tuščiai.
Tuo metu, kai vėliau be žodžių nusprendėme, kad reikia matomos atsakomybės, mano vardas buvo įtrauktas į sąrašą ne kaip priedas ar kvalifikacija, bet tiesiogiai. Pirmas mano jausmas buvo nepatikėjimas. Niekas nepaklausė, ar man patogu su tokiu atvirumu, niekas neįspėjo, tai tiesiog buvo padaryta atvirai, taip kad grįžti atgal būtų nepatogu. Jonatanas savo patikimumą buvo suderinęs su manuoju, nieko neprašydamas mainais. Reakcija nebuvo emocinga, tai buvo fizinė, trumpas suspaudimas po šonkauliais, tarsi mano kūnas turėjo laiko įsisavinti jausmą, kad esu laikomas kito pasirinkimu. Likau ramus, susikaupęs į kėdės svorį po savimi, leidausi momentui prabėgti be ceremonijų. Kiti pastebėjo pokytį, akys susibūrė į žvilgsnius, kurie sustojo, bet nesuformavo prieštaravimų. Aplinkinėme naratyve įvyko subtilus, bet ryškus poslinkis. Nebebuvau lengvai pašalinamas kintamasis. Linda, kuri anksčiau mane nuvertindavo, visiškai vengė mano žvilgsnio, jos buvimas sumažėjo be jokių komentarų. Nebuvo jokio pasitenkinimo, tiesiog balansas pasikeitė. Kas man labiausiai įstrigo, buvo tai, kaip švariai jautėsi ta parama. Nebuvo jokių lūkesčių, jokių kvietimų aiškintis. Kai vėliau kalbėjome, tai buvo tik apie darbą, terminus, ribas ir kitus žingsnius. Nėra nieko asmeniško, nieko simbolinio. Tyrumo nebuvimas suteikė saugumo jausmą, kurio niekada nebuvau sugebėjęs įvardinti. Nuoširdus ir ramus jausmas apėmė mane, kai supratau, kad man nereikia būti suprastam, kad jausčiausi laisvai. Galiausiai atradau erdvę kvėpuoti. Gyvenau be pasakojimo, be pateisinimų ir ši paprastumo būsena suteikė man daugiau stabilumo nei bet kokios paguodos žodžiai. Pirmą kartą supratau, kad ne visada parama reikalauja artumo, kai kuri parama tiesiog pašalina išnykimo grėsmę. Mūsų bendravimas buvo aiškus ir susikaupęs, kalbėjome apie rezultatus, o ne prisipažinimus. Ta riba, kuri mus skyrė, buvo apgalvota, sauganti, o ne atstuminti. Darbas tapo mūsų bendrąja kalba ir per laiką aiškumas pakeitė atsargumą. Dienoms bėgant, mano pozicija tapo tvirtesnė, be jokių skelbimų. Mėgdavo mane konsultuoti, nes jau buvau ten, mano buvimas buvo savaime suprantamas, o mano įskyrimas reikalautų paaiškinimų. Niekas nesakė, kad priklausiau, tai nebuvo būtina. Iššūkių nebuvimas buvo pakankamas. Vietos, kurią užėmiau, jau nebuvo laikina, ji nebuvo suteikta, ji buvo užimta. Po to sekė tylus, bet ryžtingas suvokimas, man nereikėjo minios. Vieno žmogaus pasirinkimas būti šalia tinkamų momentų pakeitė viską labiau nei pilna kambario atsargumo. Matematika buvo paprasta, 10 žmonių rinkdamiesi saugumą negalėjo prilygti vienam, kuris buvo pasiryžęs stovėti ten, kur tai buvo svarbu. Dienos pabaigoje nieko dramatiško neįvyko, nebuvo susitaikymų, nebuvo pareiškimų. Tačiau netikrumas, kuris mane lydėjo po išdavystės, buvo dingęs, o jo vietoje atsirado kažkas tvirtesnio ir patvaresnio. Žinojau, kur sėdžiu, žinojau, kad mano vardas ten priklauso ir be jokių bandymų supratau, kad mano pašalinimas dabar reikalautų ketinimo. Nebuvau išgelbėta, nebuvau atpirkta, tiesiog buvau ten ir šįkart kažkas pasirinko nepasitraukti. Pokyčiai nesiskelbė, jie tyliai įsitvirtino lyg baldai, perstumti, kai nesekiau. Pakankamai subtilus, kad niekas negalėtų nurodyti momento, kada tai įvyko, tačiau pakankamai tvirti, kad visi prisitaikytų prie naujos tikrovės. Po visko, kas įvyko anksčiau, nebuvau jau nebuvimas ir žmonės ėmė žengti per mano vardą, kuris pagaliau pasirodė ten, kur turėjo būti, nepažymėtas, neapibrėžtas, tiesiog esantis. Pradėjo klausti mano nuomonės neceremoningai, ne su pagarba, bet su prielaida, kad mano atsakymas buvo reikalingas kambaryje. Supratau, kad galia ne visada ateina su leidimu, kartais jie atsiranda, nes niekas nesuabejoja, kodėl jau esi ten. Nebuvau privilegijuota, nebuvau apsaugota, jei jau kalbėtume, dėmesys atrodė utilitarinis, lyg būčiau tapusi įrankiu, kurį žmonės norėjo naudoti, nes tai veikė. To buvo pakankamai. Per ilgai buvau painiojusi šilumą su saugumu, šis jausmas buvo kitoks, struktūralus. Nebuvau švenčiama, bet jaučiausi tvirtai įsitvirtinusi, o ši stabilumo būsena pakeitė, kaip nešiojausi. Kalbėjau mažiau, žodžius rinkausi atsargiau ir nustojau bandyti numatyti, ko kiti iš manęs nori.
Po mano kojomis žemė nebebuvo skolinama. Naujas konfliktas atėjo be dramos, apgaubtas profesionalumo ir mandagaus vengimo. Reikėjo priimti sprendimą, kurio pasekmės buvo tikros ir nebuvo jokio švaraus sprendimo. Šioje istorijoje, kurioje buvo kalbama apie sprendimus ir atsakomybę, visi sutiko, kad tai svarbu, tačiau niekas nenorėjo prisirišti prie šio klausimo. Diskusijų srautas sugebėjo apjuosti problemą it meistriška ranka, perdavinėjant atsakomybę vienas kitam, niekada jos nepaliekant ant stalo. Rizika, nors ir pripažinta, liko nepalietusi, tarsi sklendžianti ore. Stebėjau, kaip anksčiau drąsiai kalbėję žmonės dabar atsitraukė, įsikibę į atsargumą, saugodami savo patogias reputacijas. Linda, išskirtinai neutralus žaidėjas, kalbėjo pakankamai, kad atrodytų įsitraukusi, tačiau niekada nepriartėjo prie problemos. Jos atstumas buvo strateginis būdas išsaugoti patikimumo įvaizdį, nesukeliant tikros atsakomybės. Tai buvo elgesys, kurį aš išmokau atpažinti po daugelio metų stebėjimo, kaip kiti renkasi saugumą, o ne esmę. Tačiau mane nustebino ne jos vengimas, bet kaip mažai tai paveikė mane. Nebebuvau priklausomas nuo jos pritarimo ar klaidos, dabar stebėjau erdvę, kurią ji paliko atvirą. Tuo momentu suvokiau, kad dvejonės aplink stalo nebuvo dėl neaiškumo, o dėl baimės dėl pasekmių. Visi norėjo rezultato be atvirumo, sėkmės be parašo. Ta erdvė tarp poreikio ir pasiryžimo buvo ta, kur gyveno galimybė. Pajutau, kad tai įsikūrė manyje, ne kaip jaudulys, bet kaip aiškumas. Jei žengsiu žingsnį į priekį, nebus aplodismentų ir garantijos, kad sulauksiu palaikymo taip pat. O jei ne, patvirtinsiu tai, ką kai kurie vis dar įtarė, kad priklausiau tik tuo met, kai sąlygos buvo švelnios. Neprašiau leidimo, neformulavau savo pasirinkimo kaip drąsos ar būtinybės. Tiesiog pasakiau, kad uždėsiu savo vardą ant šio sprendimo. Žodžiai nesuskambo, jiems to ir nereikėjo. Kambarys vėl pasikeitė, šį kartą labiau pastebimai. Niekas nesipriešino, niekas neskubėjo siūlyti pagalbos. Keletas veidų parodė nuostabą, kiti palengvėjimą. Atsakomybė rado savo šeimininką ir tai vien jau pakako, kad pasikeistų atmosfera. Svarbu nebuvo tai, kad aš savanoriškai pasakiau, o kad padariau tai be paaiškinimų. Nuo tos akimirkos darbas ėmė vykti kitaip. Neperorganizuodavau sistemų ar nedarydavau didelių gestų. Dariau mažus pakeitimus, kurie pakeitė akcentus ir pergrupavo prioritetus. Šie pokyčiai buvo pakankamai subtilūs, kad atrodytų procedūriniai, tačiau pakankamai aštrus, kad pakeistų rezultatus. Sekiau taisyklės tiksliai, todėl buvo neįmanoma iššaukti mano sprendimų, nepažeidžiant pačios struktūros. Kai kurie žmonės prarado pranašumus, kuriais pasitikėjo, naudą, kuri niekada nebuvo garantuota, tačiau ilgą laiką buvo neabejotinai priimta. Nieko iš jų tiesiogiai nebuvo atimta, tiesiog viskas nustojo tekėti jų link. Efektas buvo akivaizdus ir neraminantis. Kai įžengiau į kambarį, pokalbiai tylėjo ne iš baimės, bet iš persiorientavimo. Žmonės stebėjo atidžiau, sverdami savo žodžius ir prisitaikydami prie naujų strategijų. Linda, anksčiau dominuojanti diskusijose, dabar pasijuto atskirta. Susirinkimai judėjo į priekį be jos indėlio, ne kaip bausmė, bet kaip efektyvumas. Nebuvo jokių paskelbimų apie pažeminimą, jokių konfrontacijų, tiesiog serija praleidimų, kurie kalbėjo garsiau nei bet kokia kaltinimų forma. Kas labiausiai nustebino, tai buvo tyla. Niekas neskelbė sėkmės, niekas viešai nesipriešino. Nuoširdžiai žvelgiant į pasikeitusią aplinką, pajutau, kad reakcijos nebuvimas tapo savotišku atsaku. Sistema, kurioje gyvenome, turėjo unikalų gebėjimą atskleisti lojalumą per inertiją, o kai dinamika pasikeitė, tie, kurie priklausė nuo jos, liko stovėti sustingę. Nebuvo būtinybės stebėti, kaip kas nors krenta, kad pajusčiau balanso pasikeitimą. Galiu tai pajusti, kai sprendimai priimami be diskusijų, o mano vardas įgijo svorio, nereikalaudamas jokios gynybos. Šįkart supratau, kad kerštas ne visada reikalauja konfrontacijos, jis nebūtinai reikalauja pakeltų balsų ar moralinių pergalės. Kartais tai tiesiog reiškia, kad nebėra reikalingumo. Anksčiau galvojau, kad sukelti skausmą tam, kuris jį sukėlė, buvo mano tikslas.
Dabar suvokiau, kad tikroji galia slypi tame, kad man jų visai nebereikia. Priklausomybės nebuvimas padarė daugiau žalos nei bet koks ginčas galėtų. Tuo laikotarpiu vyras, kuris pirmasis man suteikė struktūros, kalbėjo mažai. Jo buvimas buvo stabilus, stebintis, tarsi žiūrėtų, kaip procesas užbaigė save, o ne jį vadovautų. Kai jis kalbėjo, tai buvo tik tam, kad man suteiktų papildomą autoritetą, nepalikdamas komentarų. Tai buvo tylus pripažinimas, kad mano užimama rolė nebuvo laikina. Kiti pastebėjo, kad autoritetas, kai jis yra prisiimtas, dažnai tampa nuolatiniu, kai jis sustiprinamas įpročiu. Nėra jokio impulso teisintis, troškimas būti suprastam ar taisyti neteisingas interpretacijas pamažu dingo, kai mano pozicija tapo tvirta. Per daug laiko praleidau aiškindamasis, kas esu, žmonėms, kurie jau buvo apsisprendę. Dabar paaiškinimas atrodė nereikalingas, net varginantis. Supratimas tapo pasirinkimu, o aktualumas ne. Aš rinkausi aktualumą kiekvieną kartą. Iki istorijos pabaigos tvarka pakito pakankamai, kad niekas neklausinėtų, kur stoviu. Turėjau vietą, kuri nebuvo pasiūlyta ar ginama, ji tiesiog egzistavo. Turėjau teisę pasirašyti sprendimus ne kaip privilegiją, bet kaip funkciją. Tie, kurie anksčiau skraidė aplink centrą, dabar rado save orbitoje, nesugebėdami atpažinti, kada įvyko pasikeitimas, tačiau negalėdami jo atšaukti. Jų sumišime nebuvo pasitenkinimo, tik patvirtinimas, kad sistema dabar pripažino tai, ko anksčiau nebuvo pripažinusi. Nejaučiau triumfo, jaučiausi ramiai. Chaosas, kuris anksčiau apibrėžė mano vietą pasaulyje, buvo užleistas kažkam tyliau ir atsparesniam. Nebuvau laikina, nebuvau vietininkė. Buvau struktūros dalis, o šis faktas nepriklausė nuo niekieno patvirtinimo. Tvarka buvo įtvirtinta ne jėga ar ginču, o buvimu ir atkaklumu. Ir pirmą kartą žinojau, kad ji laikysis. Kai galia įsitvirtina rankose, ji neatrodo taip, kaip žmonės įsivaizduoja. Nebuvo triumfo bangos, kai suvokiau, kiek daug autoriteto dabar turiu. Neišgyvenau neišvengiamo pasitenkinimo. Viskas atrodė tyliai, beveik įprastai, tarsi atrandant, kad durys, prieš kurias stumiau kelerius metus, nebuvo užrakintos. Galiu pasirašyti, kai reikia parašų, mano balsas be pastangų keičia diskusijų kryptį. Sprendimai judėjo pirmyn su mano vardu, ne kaip dekoracija, bet kaip svoris. Chaosas, kuris anksčiau mane supo, išblėso į stabilumą ir nesvarbumą, o tame stabilume pajutau ramybę. Diena, kai viskas pasikeitė, atėjo netikėtai. Aš buvau nustebintas, kad nesijaučiau susierzinęs ar piktas. Vietoj to širdyje pajutau ramybę. Maniau, kad po visko liks alkio jausmas, noras praeiti padaryti atsakingą už savo skausmus. Tačiau, kai paaiškėjo, mano jausmai buvo visiškai kitokie, aš pajutau atstumą. Nebuvo jokio poreikio įrodinėti, nes viskas, ko man reikėjo, staiga tapo aišku. Nebebuvau kovoje už savo vietą, aš ją užėmiau. Šis pasikeitimas paveikė viską, kaip praleidau dienas, kaip klausiau, kada kalbėti ir kada tylėti. Vieną dieną rutina buvo apgaulinga. Dokumentas atsidūrė mano stalo kampe, vienas iš daugelio. Tačiau jo reikšmė man buvo aiški vos tik perskaičius. Vienas parašas, trumpas patvirtinimas ir aš galėjau paveikti rezultatą, kurio bangos tyliai, bet užtikrintai išplis per sistemą. Veiksmas būtų teisėtas, ginamas, netgi kai kurių žmonių sveikinamas. Niekas nesuabejotų mano teisę tai padaryti, galbūt net kai kurie tikėjosi, kad aš tai padarysiu. Labiausiai nuo šio sprendimo nukentėjo Linda, moteris, kurios pasirinkimai anksčiau siaurino mano kelią, kuri be atsiprašymo apskaičiavo, kaip mane aplenkti. Tačiau aš nesureagavau iš karto. Dokumentą palikau nuošalyje ir užbaigiau tai, ką buvau pradėjęs, jausdamas, kaip momentas kybo ore, laukdamas mano sprendimo. Pasirinkimas manęs nebaugino, jis intrigavo. Ne dėl to, ką tai padarys Lindai, bet dėl to, ko jis reikalavo iš manęs. Tai buvo tas momentas, apie kurį žmonės kalba, kai kalba apie teisingumą ir pusiausvyros atkūrimą. Man būtų buvę lengva pateikti šį veiksmą kaip neišvengiamą, netgi teisėtą. Sistema tai priimtų be pasipriešinimo. Tačiau mano stabtelėjimas nebuvo dėl užuojautos ar išorinių suvaržymų.
Tai buvo klausimas, kurio negalėjau išvengti, kas aš būsiu po to. Ne teorijoje, ne viešajame suvokime, bet mano vidinėje kasdienybėje. Aš tiek ilgai laukiau, kad nustotų priklausyti nuo kitų sprendimų. Įsivaizdavau tokį svertą daugiau kartų, nei galėčiau suskaičiuoti. Dabar, kai jis tapo realybė, tai nesijautė kaip kažkokios kulminacijos pasiekimas, bet kaip kryžkelė. Atsiminimai išlindo nepakviesti, ne kaip staigus blyksniai, bet kaip nuolatinis foninis garsas. Buvau išstumtas, pažymėtas, sumažintas iki nepatogumo, kurį galima buvo nustumti į šalį be pasekmių. Supratau pažįstamą vilionę apsikeisti vaidmenimis, leisti galios kalbai atsakyti į skausmą vieninteliu jai suprantamu būdu. Supratimas, kad galėčiau priversti ją jaustis mažesnė, buvo apgauti savo paprastumu. Galia man siūlė šią galimybę be jokių reikalavimų pateisinti, tačiau taip pat nesekė, kad aš tai padaryčiau. Susitikau su Linda trumpai, ne todėl, kad jai ką nors skolinga, bet todėl, kad aiškumas yra svarbus, kai pasirinkimai turi svorį. Pokalbis buvo efektyvus be dramos. Ji kalbėjo atsargiai, minėdama spaudimą ir suvaržymus, pateikdama praeities sprendimus kaip būtinybės, o ne išdavystės. Nebuvo jokių atsiprašymų, kuriuos reikėtų paminėti, tik paaiškinimas, kurio tikslas buvo skambėti protingai. Aš klausiau be pertraukų, nesiginčijau ir nekoreguoju faktų. Nereikėjo priminti apie jos pasirinkimų kainą. Bet tyla toje akimirkoje atrodė kaip vienintelis atsakymas, kuris nekviestų papildomų emocijų. Linda, jau pasiekusi pabaigą, užbaigė savo istoriją, kiek sulėtindama žodžių srautą. Ji laukė, galbūt tikėdamasi reakcijos, galbūt pasiruošusi pasekmėms. Tačiau aš nesuteikiau jai jokio atsako. Atsistojau, padėkojau už laiką ir palikau pokalbį ten, kur jis buvo. Šis susilaikimas nuo konfrontacijos, mano nuomonė, ją labiau neramino nei bet kokia pykčio protrūkis. Galėjau matyti tai jos veide, įtampa, kuri apėmė jos kūną ir klausimai, kurių ji nedrįso užduoti. Aš paėmiau iš jos kažką, nesiliestamas galimybę tapti pasakojimo centru. Grįžęs prie dokumento, vis dar turėjau sprendimą, kuris nebuvo pakeistas mūsų susitikimu. Pagalvojau apie tai, kaip lengva būtų pasirašyti ir judėti toliau, kaip efektyvu leisti sistemai interpretuoti mano ketinimus taip, kaip ji nori. Tačiau kažkas pasikeitė. Polinkis įsikišti dabar atrodė sunkesnis, ne todėl, kad tai buvo neteisinga, bet todėl, kad tai mane surištų prie to, kas man jau nebereikalinga. Pernelyg ilgai buvau reaguojantis, apibrėždama save kaip priešingybę tam, kas mane žeidė. Nenorėjau, kad mano gyvenimo kitame skyriuje būtų organizuota aplink ją, net jei tai būtų kerštas. Taigi, aš nieko nedariau. Nepridėjau savo vardo, nepakviečiau skambučio. Atsitraukiau nuo viso proceso, leido jam tekėti savo trajektoriją. Rezultatas vystėsi taip, kaip visuomet turėjo, formuojamas didesnių jėgų ir tyliau veikiančių skaičiavimų. Linda prarado įtaką, jos pozicija silpnėjo per mechanizmus, kurie neturėjo nieko bendro su manimi. Ji negalėjo parodyti mano rankos čia, negalėjo manęs apkaltinti kišimusi. Sistema judėjo pirmyn, abejinga ir nuosekli. Požymiai apie mano aplinkos žmonės buvo subtilus, tačiau akivaizdus. Niekas nepastebėjo mano susilaikymo, niekas nepaminėjo mano pasirinkimo. Kas pasikeitė, tai buvo būdas, kaip mano sprendimai buvo priimti vėliau, mažiau klausimų, mažiau abejonių. Praktiška pasitikėjimo forma pradėjo kauptis aplink mano tylą. Žmonės suprato be jokių paaiškinimų, kad nesiruošiu naudoti autoriteto kaip ginklo. Šis supratimas turėjo daugiau svorio nei bet koks dramatiškas teisingumo pareiškimas. Vyras, kuris mane vedė per ankstyvas šio pasaulio stadijas, pastebėjo kaip visada be jokių komentarų. Jis nesiteikė klausti, kodėl atsitraukiau ar gailiuosi. Jis tiesiog patikėjo man daugiau atsakomybės, tylus pripažinimas, kad išlaikiau testą. Jo pasitikėjimas nebuvo išreikštas žodžiais, tam nereikėjo. Pati darbo esmė tapo patvirtinimu, neprašytas susitarimas, kad esu pasiruošęs laikyti tai, ką gavau, nesileidžiant, kad tai mane apibrėžtų. Pagalvojau, kaip šis momentas buvo kitoks nei tie, kuriuos įsivaizdavau per savo tamsiausias naktis. Anksčiau maniau, kad gyjimas ateis su matomomis pasekmėmis tiems, kurie mane įskaudino.
Maniau, kad laisvė atrodys kaip stebėjimas, kaip jie susiduria su tuo, ką padarė. Dabar stovėdamas čia, supratau, kaip siauras buvo tas reginys. Baudimas galėjo suteikti trumpą pusiausvyros jausmą, tačiau tai laikytų mane prisirišusi prie praeities, matuojant mano augimą pagal jų nuosmukį. Aš jų neatsiprašiau, atleidimas nebuvo esmė ir nebuvau pasiruošęs to daryti. Buvo akimirkų, kai viskas, kas mane slėgė, tapo praeitimi. Aš nusprendžiau atsiriboti, nustatyti aiškią ribą, kuri nereikalavo ceremonijų. Nelikau su jais ne kaip su priešais, ne kaip su atskaitos taškais, net ne kaip su pamokomis, kurias reikėtų iš naujo apmastyti. Šis pasirinkimas paleisti nebuvo didingas ar dosnus, jis buvo praktiškas, nes turėjau kitokio darbo. Kai pagaliau uždariau tą aplanką ir padėjau jį į šalį, šis gestas tapo apibrėžiančiu momentu, ne todėl, kad kažkas dramatiško baigtųsi, bet todėl, kad tai buvo paskutinė akimirka, kai leidau jų pasirinkimams paveikti mano gyvenimą. Aš neatleidau, nepamiršau, tiesiog jų nebevežiau su savimi. Žengiant pirmyn, svoris, kurį nešiausi metų metus, pamažu atslūgo, ne todėl, kad būtų buvusi įvykdyta teisybė, bet todėl, kad man nebereikėjo jos. Praėjo 3 metai nuo tos nakties, kai pirmą kartą užmigau vietoje, kuri nebuvo namai. Mano darbas pasikeitė, mano pozicija tapo kitokia, o kambariai, į kuriuos dabar žengiau, reikalavo kvietimų, kurie nebuvo lengvai suteikiami. Mano gyvenimas turėjo ritmą, kuris manęs nebebaimino. Rytai atėjo be skubėjimo, aš pabudau, apsirengiau, užsipyliau kavos, patikrinau dieną be skenavimo išėjimų ar pasiruošimo smūgiams. Nieko apie tai nebuvo dramatiško, būtent tai ir buvo esmė. Ramybė nebuvo skolinama iš gerų aplinkybių, tai tapo mano pagrindu, į kurį grįžtu, net kai diena pasidarė sudėtinga. Aš nebeapsaugau savęs, nebevedžiau dėrybų dėl teisės egzistuoti erdvėje, kurią užėmiau. Vienas žmogus paklausė, ar galėčiau pasilikti ilgiau nei planuota, dar viena susitikimų sesija, dar vienas derinimas prieš judant toliau. Patikrinau laiką ir pasakiau ne todėl, kad negalėjau, ne todėl, kad buvau pavargusi, tiesiog todėl, kad nenorėjau. Nepaaiškinau to, niekas to ir neprašė. Pokalbis tęsėsi be pertraukos, lyg mano atsisakymas būtų buvęs paprastas faktas, o ne prašymas reikalaujantis sutikimo. Tik vėliau pastebėjau įtampą, kuri dingo, kai triukšmas nutilo, tylos jausmas tapo akivaizdus. Kvietimas į kelionę atėjo be ceremonijų, jis nebuvo pateiktas kaip apdovanojimas ar simbolis, tai buvo tiesiog darbo pratęsimas, kuriame atsirado kelionė. Jachta nebuvo apibūdinta kaip kažkas ypatingo, tai buvo tiesiog vieta, kur diskusijos tęsėsi, kur sprendimai galėjo būti priimti be pertraukų. Priėmiau kvietimą, susikroviau, ko reikėjo ir palikau viską kitą užnugaryje. Kelionė nesijautė kaip atvykimas, tai buvo tęsimas. Vandenyje dienos įgavo stabilų ritmą, susitikimai, bendri valgiai, ilgi tylos momentai, kurių nereikėjo užpildyti. Europa slinko švelniais tempais, krantai pasirodydavo ir vėl dingdavo, nereikalaujant dėmesio. Kartais stovėjau ant denio, rankomis remdamasi į turėklus, ne tam, kad būtumei matoma, bet todėl, kad oras ten buvo tinkamas. Ten priklausiau šiai erdvei, paprasta priežastimi, mano vardas priklausė darbui, kuris mūsų vienijo. Pastebėjau sutrikimą prieš atpažindamas, trumpas dėmesio srauto sutrikimas. Mano tėvai stovėjo netoliese, neabejotinai atpažįstami, kai mano akys prisitaikė. Jie atrodė atsargus, neaiškus, apsirengę su pastangomis, bet be lengvumo, svečiai, o ne dalyviai. Laikas juos pakeitė, bet ką dar? Buvo vėlyvas vakaras ir aš buvau stebėtojas, kai jie įžengė į kambarį. Pirmiausia, neįsiminiau, kaip jie atrodė, o tai kiek mažai jėgos ar autoriteto jie nešėsi su savimi. Mano brolis nebuvo su jais, ir tai pastebėjau anksčiau nei bet ką kitą. Ar jis pasirinko neatvykti, ar tiesiog nebuvo informuotas, nebuvo svarbu. Jo nebuvimas kalbėjo pats už save, tai buvo tas patylesnis pasirinkimas, kurį jis visada darė. Nėra adrenalino ar pykčio, tik tylus suvokimas, kad tai yra faktas, kurio nereikia komentuoti. Aš nesukau galvos ir nesiruošiau konfrontacijai. Tiesiog stebėjau, kaip jie ieškojo kažko pažįstamo, kas padėtų jiems jausti stabiliai šioje keistoje aplinkoje.
Kai jų akys susitiko su mano, pirmiausia pasirodė sumišimas, po to neįtikėjimas, virstantis panika. Jie pažinojo mane ir aš mačiau tai jų akyse, bandymai sugrąžinti mane į hierarchiją, kuri jau nebeegzistavo. Jie priėjo atsargiai, nesugebėdami nuspręsti, ar turi teisę artėti. Aš likau savo vietoje, tvirtas ir ramus. Kai jie ištarė mano vardą, jis skambėjo neįsitikinus be jokios autoriteto gaidos. Bandydami pradėti pokalbį, jie išmetė frazes, kurios neįsiskyrė, kalbėjo apie aplinką, tik dar labiau pabrėždami, kaip jie čia buvo ne vietoje. Tas disbalansas buvo akivaizdus, pirmą kartą būtent jie ieškojo stabilumo. Aš nepriminiau jiems to, ką jie buvo pasakę prieš daugelį metų, nesikartojau apie tą naktį, kai durys susidarė man už nugaros, ar apie tuos mėnesius, kurie sekė. Viskas, kas vyko, buvo nebereikalingas priminimas. Kai tarp mūsų įsivyravo tylos akimirka, pasakiau tik tai, kas būtina, kad man sekasi gerai. Mano žodžiai buvo ramus, be pykčio ar pasirodymų. Jie nebuvo nei iššūkis, nei gynyba, tiesiog tiesa. Jie laukė, tarsi tikėdamiesi daugiau, kaltinimų, reikalavimų ar maldavimų. Bet aš nieko jiems nedaviau. Mano ramybė labiau jaudino juos nei bet koks pyktis galėtų. Tai aiškiai parodė, kad gravitacijos centras pasikeitė ir jie nebebuvo toje vietoje. Prieš pokalbiui tampant kažkuo daugiau, atsiprašiau ir pasitraukiau. Tas pasirinkimas buvo apgalvotas. Aš nesustojau, kad lauktų paaiškinimų ar reakcijų, grįžau į gyvenimą, kuris tęsėsi be jokio sutrikimo. Judėjimas jautėsi kaip galutinis, nedramatiškas, tiesiog apgalvotas. Aš nesukau galvos atgal. Aplink mus pasaulis tęsėsi, pokalbiai atsinaujino, juokas kėlėsi ir krisdavo, jachta judėjo į priekį. Niekas nesustojo žiūrėti, niekas nesvarstė. Mano tėvai stovėjo savo vietose, trumpai pasijutę nepatogiai, tačiau niekam tai nebuvo įdomu. Jie paprasčiausiai nebuvo centrinė figūra šioje scenoje. Vėliau, likęs vienas, jaučiau, kaip susitikimo svoris po truputį nusėdo. Nepajutau triumfo ar keršto, tai ką jaučiau, buvo erdvė. Žaizda, kuri buvo formavusi didelę mano gyvenimo dalį, atsipalaidavo ne todėl, kad buvo išspręsta, bet todėl, kad nebevaldė mano judėjimo. Nebuvo būtinybės įrodyti, kad esu vertas egzistuoti, aš tiesiog gyvenau ir to pakako. Žodis klaida trumpam iškilo kaip kažkada skambėjęs nuosprendis, tačiau dabar jis atrodė mažesnis, aiškiai susijęs su jų baime, o ne su mano realybe. Nebuvo jokios būtinybės perrašyti praeities. Aš tiesiog nustojau nešti ją su savimi. Šeima, kurią supratau, nebūtinai buvo apibrėžta krauju ar artumu. Ji buvo apibrėžta buvimu, tais, kurie lieka šalia, kai tai reikalauja tam tikrų aukų. Žmonės, kurie stovėjo šalia manęs be jokių paaiškinimų, buvo tie, kurie iš tiesų turėjo reikšmę. O visi kiti priklausė skyriui, kuris jau buvo uždarytas. Kai vakaras ėmė blėsti, grįžau į darbą. Čia, tarp pokalbių, kuriems nereikėjo konteksto ar atsiprašymo, mano vardas turėjo svorį. Jis buvo pastatytas ant nuoseklumo, o ne paveldėjimo. Mano istorija nesibaigė konfrontacija, ji tęsėsi ir aš nebe tas žmogus, kurį jie atmetė. Man nereikėjo jų supratimo, kad galėčiau judėti pirmyn ir jų apgailestavimų, kad jausčiausi pilna. Kai naktis baigėsi, patikrinau savo telefoną. Jame buvo žinutė iš pažįstamo numerio, tačiau nesiruošiau atsakyti. Tiesiog įsidėjau jį atgal į savo krepšį ir prisijungiau prie kito jau prasidėjusio pokalbio. Tęsiau darbus ten, kur jie buvo sustoję. Man nieko nereikėjo aiškinti, nieko neįprasto neįvyko. Jei kada nors buvote pažymėtas, kad apribotumėte, žinote, kad išgyvenimas nėra istorijos pabaiga. Gyvenimas gerai, tai tikrasis pabaiga. O kartais gerai gyventi reiškia labai mažai – pasirinkti, kur stovi, pasirinkti, kada išeiti, pasirinkti nereaguoti. Jei vis dar esi čia, vis dar pasirenkantis tęsti, palik ženklą to, kad tai padarei ne man, o sau kaip įrodymą, kad nebeprašai leidimo egzistuoti.